Labas vakaras visiems krepšinio gerbėjams. Klaipėdos Švyturio arenoje esame kartu su Sporto TV komanda ir kviečiame jūs įsijungti į šią transliaciją ir stebėti ją tiesiogiai iš Klaipėdos. Netrukus čia gali būti, kad matysime paskutinėsias šio sezono Lietuvos krepšinio lygos finalo serijos, didžiojo finalo serijos rungtynės. Kauno Žalgiris, Klaipėdos Neptūnas. Žalgiris serijoje priekyje 3-1 ir šiandieną laimėjęs šias rungtynės Kauno klubas įsirašytų 4. aukso medalį iš eilės Lietuvos krepšinio lygoje. Ir tokiu atveju Kauno Žalgiris tuo pačiu 16 kartą per klubo istoriją laimėtų Lietuvos krepšinio lygos čempionų žiedus. Aišku, Klaipėdos Neptūnas šiandieną savo žiūrovų akivaizdoje darys viską, kad Kauno Žalgiriui nebūtų taip lengva čia gyventi ir darys viską, kad pratęstų šią seriją aikštelės šeimininkai. Jo labiau, kad šį sezoną su Kauno Žalgiriu Klaipėdos Neptūnui sekasi rungtyniauti visai neblogai. Jeigu tai pasižiūrėsime į bendrą komandų šio sezono rungtynių statistiką, tai matysime, kad Žalgiris ir Klaipėdos Neptūnas pasidalino po 3 pergalės. Ir tai, jeigu nekalbėsime apie tą Garasto taurės turnyrą, kuris vyko prieš šį sezoną, kada Klaipėdos Neptūnas taip pat įveikė Kauno Žalgirį. Na, bet net ir nelyginant tų rungtynių su šiomis, tai yra su oficialiomis rungtynėmis, galima drąsiai sakyti, kad Neptūnas šiandieną turi visai neblogas galimybės pakovoti dėl pergalės, jo labiau, kad šioje finalo serijoje kartą būtent šioje arenoje Klaipėdos Neptūnui iškovoti tašką jau pavyko. Kauno Žalgirio komanda šiandieną šiose rungtynėse atvyko pilnos sudėties ir yra pasiruošusi daryti viską, kad netektų pratęsti šios serijos. Klaipėdos Neptūnas taip pat savo rotacijoje turi visus 12 svarbiausių krepšininkų, bet apie šiuos svarbiausius rungtynių duomenys mes pasikalbėsim visai netrukus. Sveiki, aš Martynas Pocius. Aš Jurgita Štreimikytė. Aš Marijonas Petravičius. Kuo greičiau, kuo greičiau. Birželio 8, 15, 22 dienomis. Ateikite ir atvažiuokite į Kėdainių areną. Nekeičiu kaip po būdu pasiemą. Nekeičiu. Palaikykite Lietuvos moterų krepšinio rinktinę. Atrankoje Europos čempionatą. Mes už Lietuvą! Taigi istorinis yra šis Lietuvos krepšinio lygos sezonas, istorinis jis iš daugybės perspektyvų. Visų pirma, tokio finalo, koks vyksta dabar, koks vyko jau 4 rungtynėse, dar niekada nėra buvę. Nuo to laiko, nuo 1998 metų, kai Lietuvos Ryto komanda pateko kai Lietuvos Ryto komanda apskritai susikūrė. Ir per 15 metų tai yra pirmas toks atvejis, kada Lietuvos Rytas nežaidžia finale. Apie tai daug kalbėta buvo ir visi žiniasklaidos trimitai tai skelbė, vos tik tai pasibaigė pusfinalis tarp Žalgirio ir Lietuvos Ryto. Ir tai tapo aišku tada, kada Žalgiris užėmė 4. vietą reguliariajame sezone, o Lietuvos Rytas liko 1. Ir Klaipėdos Neptūnas jau sukūrė šioje finalo serijoje tam tikrą šventę savo gerbėjams, įveikdamas Žalgirį pirmose rungtynėse. Ir kaip patys Neptūno krepšininkai šneka nuolatos visos šios serijos metu, kaip kalbėjo ir kai kurie Neptūno žaidėjai, mes nejaučiame jokios įtampos. Žalgiris privalo laimėti, o mes žaidžiame savo malonumui. Aišku, jeigu tik tai kauniečiai šiek tiek anksčiau laiko pagalvotų apie pergalę, Klaipėdos Neptūnas be jokios abejonės galėtų bandyti to pasinaudoti ir dar patampyti nervus kauniečiams. Ir šiandieną galbūt vienas tokių šansų Neptūno komandai. Čia starto penketai. Pirmoji Klaipėdos komandos ataka: Edgaras Ulanovas, Martynas Mažeika, Vytautas Šarakauskas, Valdas Vasylius ir Mindaugas Girdžiūnas. 10 sekundžių atakai prieš Girdžiūną. Vytenis Lipkevičius. Atsiprašau, prieš Edgarą Ulanovą ten buvo Vytenis Lipkevičius ir labai lengvai Ulanovas suklaidina pastarąjį. Kartu su Lipkevičiumi Žalgirio penketukas toks: Džestinas Dentmanas, Paulius Jankūnas, Robertas Jevtokas ir Martynas Pocius. Pirmoji Žalgirio komandos ataka. Pocius iš 3 taškų zonos. Labai netaiklus jo metimas. Kamuolys atšoka tiesiai į rankas Vyteniui Lipkevičiui, kuris lygina šių rungtynių rezultatą. Daug prieš šią finalo seriją buvo kalbėta ir apie Kauno Žalgirio kur kas didesnę patirtį LKL finaluose. Žalgirio gretose yra ne vienas LKL čempionas. Tiesa, yra ir tokių, kuriems pergalė, kuriem auksas šį sezoną būtų pats pirmasis jų karjerose. Čia pražanga prieš Džestiną Dentmaną, pražanga Mindaugui Girdžiūnui. Džestinas Dentmanas, tarp kitko, yra daugiausiai pražangų išprovokuojantis Kauno Žalgirio krepšininkas. Po beveik 5 pražangas per rungtynes. Jis priverčia užsidirbti savo varžovus atkrintamosiose varžybose.
Ir apskritai, rezultatyviausias Žalgirio krepšininkas yra Justinas Dentonas, po beveik 17 taškų renka jis vidutiniškai. Ir šiandieną tikrai matysime amerikietį atakuojantį iš 3 taškų zonos, nes atkrintamosiose jis iš toli meta po daugiau nei 6 kartus. Čia netaiklus buvo Pauliaus Jankūno metimas, Jeftokas atkovojo kamuolį ir dar viena pražanga. Ir vėl atrodo, kad jį yra prieš Justiną Dentoną. Šį kartą Martynui Mažeikai pirmoji pražanga. Martynas Mažeika Neptūno komandos lyderių buvo pagal taškus ir reguliariajame sezone, tokių išliko ir atkrintamosiose varžybose, svarbus jis ir šioje finalo serijoje. Kas ten žino, jeigu ne Martynas Mažeika, galbūt Neptūno komandos netgi nebūtų šiame finale, galbūt čia būtų Prienų Tonybet. Užtenka prisiminti pusfinalį. Sužingsniuoja Robertas Jeftokas, užspaudė jį Valdas Vasilius ir Vytautas Šarakauskas. Na, o Martynas Mažeika, jūs pamenate, buvo tas žmogus, kuris abiejose pusfinalio rungtynėse paskutiniais metimais, paskutinėmis sekundėmis tiesiog nudurdavo Tonybet ekipą. Mažeika. Rezultatas tas pats, 2-2, Mažeika vienas pats ir dabar jau Neptūno lyderis sužingsniuoja po 11 taškų. Jis renka šiame sezone. Na, Neptūno komandos stiprybė yra ne vienas žaidėjas. Ir jeigu tai pasižiūrėsime į statistiką, matysime, kad net keli krepšininkai pasidalina svarbius vaidmenis ir taškus bei naudingumo balus. Tarp tokių yra ir Marius Runkauskas, sužibėjęs atkrintamosiose varžybose, Justino Dentono individualus reidas ir taškai krepšyje. Taip pat ir Edgaras Ulanovas renka po 9 taškus, po 9 renka ir Valdas Vasilius, po 8 Justas Sinica, beveik tiek pat Aironas Breizeltonas ir Vytautas Šarakauskas. O štai čia 2 taškai su pražanga, Edgaro Ulanovo atsakymas Justinui Dentonui ir dar pražanga Vyteniui Lipkevičiui. Pirmoji asmeninė, taigi papildomas baudos metimas. Edgaras Ulanovas šį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje baudas meta 65% tikslumu. Toks, galima sakyti, yra ir visos Klaipėdos komandos vidurkis, o štai taip atkovoja Vytautas Šarakauskas kamuolį po netaiklaus draugo metimo. Naujas atakai skirtas laikas. Neptūnas nėra taikliausia baudų metikė, 69% tikslumo atakuoja visą komandą. Žalgiris 74 ir dar kartą Vytautas Šarakauskas buvo arti atkovoto kamuolio, bet dabar jau Justinas Dentonas skuba į priekį, Lipkevičius ir prarastas kamuolys. Čia jau gali greitai pulti klaipėdiečiai, bet šią ataką nutraukia greita ir žalgiriečio pražanga Martynas Pocius. Jis priverstas kelti ranką į viršų. Martynas Pocius, vienas tų Žalgirio krepšininkų, kuris aukso medalį LKL pirmenybėse jau yra čiupinėjęs ir jam tai galėtų būti antrasis auksas. Daugiausiai aukso medalių Žalgirio gretose yra iškovojęs Paulius Jankūnas 7 ir čia šiandieną gali pasimti 8. Netaiklus metimas iš 3 taškų zonos ir Žalgiris vėl skuba į puolimą. Dentonas, atrodo, kad mindamas tritaškio liniją atakuoja, bet ir toliau Žalgiris karaliauja baudos aikštelėje po savuoju krepšiu. Ir Robertas Jeftokas vėl sulaukia kamuolio po krepšiu, šį kartą žaidžia kur kas sėkmingiau. Pirmieji pagrindinio Žalgirio vidurio puolėjo taškai, vėl sugrąžinantys persvarą kauniečiams, netaiklus Girdžiūno metimas ir vėl Jeftokas karaliauja po krepšiu. Justinas Dentonas, Pocius, Jankūnas, Dentonas. Daug perdavimų Žalgirio puolime, Jankūnas prie jo arti prilipė Šarakauskas, labai sudėtingas buvo Pauliaus Jankūno metimas ir nenuostabu, kad jis yra netaiklus. Vytautas Šarakauskas ten padarė viską, kad turėtų kuo daugiau problemų Paulius Jankūnas. Valdas Vasilius meta pats, drąsus Valdo Vasiliaus sprendimas ir pirmieji jo taškai lyginantys rungtynių rezultatą. Ne pati rezultatyviausia rungtynių pradžia. 3,5 minutės sužaistos pirmajame ketvirtyje. Priminsiu, stebime rungtynes, kuriuose Kauno Žalgiris iškovojęs pergalę pabaigtų šią seriją ir iškovotų 16 aukso medalių komplektą klubo istorijoje. Vytenis Lipkevičius mina šoninę liniją ir pirmasis keitimas Gintaro Krapiko vadovaujamoje komandoje. Martynas Pocius keičiamas vietoje jo, Artūras Milaknis pasirodo aikštelėje. Nedaug laiko ant parketo praleido Martynas Pocius. O Artūras Milaknis antras pagal išmetamų tritaškių skaičių Žalgirio komandoje atkrintamosiose varžybose. Po daugiau nei 4 tritaškius paleidžia jis į varžovų krepšį vidutiniškai.
pataiko po beveik 2. Ir štai čia pražanga dabar jau gelbėja Klaipėdos Neptūną. Pražanga įrašyta Justinui Dentmonui. Žalgirio komandos amerikietis pažeidžia taisyklės pirmą kartą šios dienos rungtynėse ir tai yra trečioji komandinė pražanga Kauno klubui. Girdžiūnas prieš Dentmoną drąsiai žaidžia vienas pats, o štai čia jau Justinas Dentmonas darbuojasi gynyboje ir pražanga Žalgirio legionieriui, antroji iš eilės. Ar į tai reaguos Gintaras Krapikas? Tokia kibi buvo Justino gynyba. Ir rungtynių arbitras Jurgis Laurinavičius traktuoja, jog gynyba buvo pernelyg kibi. Kartu su Jurgiu Laurinavičiumi šioms rungtynėms vadovauja Mindaugas Večerskis ir Vilius Mačiulaitis. Rungtynių komisaras Robertas Bukauskis. 6 sekundės Neptūno atakai, Šarakausko atiduotas kamuolys. Rezultatyvų perdavimą įsirašo Martynas Mažeika. Žalgiris ten jau vengia prasižengti, nes turi 4 komandinės pražangas. Čia Justinas Dentmonas. Toks įspūdis, kad mėgino imituoti Martyno Mažeikos pražangą. Tęsiasi Kauno komandos ataka. Jevtokas. Dentmonas iš 3 taškų zonos. Netaiklus jo metimas. Ima kamuolį Edgaras Ulanovas su Šarakausku bendromis pastangomis. Edgaras Ulanovas. Vienas iš kauniečių Neptūno gretose. Štai čia pražanga puolime. Ir pražanga Mindaugui Girdžiūnui, kad ir kaip nenorėtų su tuo sutikti Girdžiūno komandos draugas Valdas Vasilius. Ir kol krepšininkai tarpusavyje aiškinasi, buvo ar nebuvo ta pražanga, čia komercinė minutės pertraukėlė. Let me tell you something. If you took away the money, if you took away the fame, if you took away the lifestyle, and all the flash, what would you have left? Everything. Po komercinės minutės pertraukėlės Kauno Žalgirio gretose pirmą kartą šiandien pasirodo ir Šarūnas Jasikevičius, vienas labiausiai patyrusių Kauno Žalgirio krepšininkų, 38 metų žaidėjas, kuris po 20 metų profesionaliame krepšinyje galiausiai papildė Kauno Žalgirio gretas, kaip ir pats Šarūnas Jasikevičius, kaip ir jo gerbėjai nekartą buvo sakę, tai galėjo atsitikti kur kas greičiau nei po 20 metų, bet atsitiko kaip atsitiko. Ir Šarūnas Jasikevičius šitame kontekste iš tikrųjų yra įdomus žaidėjas, dėl to, kad Šaras yra beprotiškai tituluotas žmogus. Jis net 4 kartus laimėjo Eurolygą, jis 2 kartus tapo Ispanijos čempionu, 3 kartus laimėjo Graikijos čempionatą, bet niekada nėra laimėjęs LKL aukso medalių. Ir Šarūnas Jasikevičius šiame, neabejotinai viename paskutinių sezonų, kas ten žino, gal ir paskutinėme sezone didžiajame krepšinyje turi progą pasipildyti savo plačią trofėjų kolekciją tuo trofėjumi, kurio kol kas dar neturi. Tai yra šalies čempiono titulų. Rungtyniavo Šaras Vilniaus Lietuvos Ryto komandoje, rungtyniavo net ir 2 kartus, tiesa, nei vieną, nei antrą kartais nepavyko Šarui pasidabinti LKL čempiono titulų. Ta antrąjį kartą, kada Jasikevičius grįžo į Lietuvos Rytą, istorija buvo paprasta, Šarūnas tiesiog neliko Ryto komandoje iki sezono pabaigos. O štai dabar tokią galimybę vėl turi. O štai čia tokia įdomi situacija, Kauno Žalgiris tęsia šią ataką, naujas ir atakai skirtas laikas. Rungtynių sekretariatas ir arbitrai šią situaciją traktavo taip. Neptūnas buvo užvaldęs kamuolį ir dėl to naujas atakai skirtas laikas. Ir Paulius Jankūnas lygina rungtynių rezultatą. Šarakauskas iš 3 taškų zonos laisvas, meta ir pataiko Neptūno vidurio puolėjas. Tai netgi privalo turėti omenyje žalgiriečiai, kad Šarakauskas moka mesti ir gali pataikyti iš 3 taškų zonos. Po 3 taškį atkrintamosiose varžybose vidutiniškai jis pataiko. Dabar netaiklų Žalgirio gynėjo Šarūno Jasikevičiaus metimas ir Šarakauskas pamuša kamuolį Valdui Vasiliui.
4 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Vasilius irgi moka pataikyti iš 3 taškų zonos ir tai daro Valdas Vasilius. 2 taiklūs tolimi metimai Kauno Žalgirio krepšį ir Švyturio arenoje. Dabar jau pirmoji Gintaro Krapiko minutės pertraukėlė, jo komanda įgyja rekordinį deficitą. Komandos šalia turnyro lentelėje. Tiek europietiško futbolo rungtynės turėtų būti. Atėjo laikas pasitreniruoti. Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris 1. Klaipėdos Neptūno komanda palaiko generaliniai rėmėjai, partneris, pagrindiniai rėmėjai, didieji rėmėjai, informaciniai rėmėjai. Klaipėdos universiteto šokėjas Solivertens, jūsų laivai. Na va, kol Klaipėdos Neptūno komanda rungtyniauja be keitimų, kol kas pirmajame kėlinyje, sužaidus jau daugiau nei 6 minutės, Gintaras Krapikas Žalgirio sudėtyje pakeitė nemažai žaidėjų ir po jo paprašytos minutės pertraukėlės Artūras Gudaitis pirmą kartą šio vakaro rungtynėse pasirodo aikštelėje. Čia Paulius Jankūnas, 12 sekundžių Žalgirio ataką, Jankūnas prieš Valdą Vasilių, atskuba į pagalbą gynyboje ir Vytautas Šarakauskas, suspaustas Paulius Jankūnas, kokia pasiaukojanti Klaipėdos ekipos gynyba. Ir aikštelės šeimininkai perima dar vieną kamuolį. Edgaras Ulanovas drąsiai veržėsi link krepšio ir išprovokuoja pražangą, kuri reiškia 2 baudos metimus į Žalgirio krepšį. Taigi Edgaras Ulanovas stoja prie baudų metimo linijos. Kalbėjau apie Kauno Žalgirio tituluotus žaidėjus. Klaipėdos Neptūno gretose savo ruožtų nėra nei vieno Lietuvos krepšinio lygos čempiono. Jau gero toks vienas labiau tituluotų yra Justas Sinica, kuris su Vilniaus Lietuvos Ryto komanda 2009 metais laimėjo ULEB taurę. Na, Žalgirio gretose iš nelaimėjusių Lietuvos krepšinio lygos aukso be Jasikevičiaus, be savaime suprantama Džesnio Denfono, taip pat yra ir Tomas Dimša, Mindaugas Kupšas, Kasparas Vetvagaras, Lukas Lekavičius, Donatas Tarolis, Artūras Gudaitis ir Vytenis Čižauskas. Tai yra jaunoji Žalgirio krepšininkų karta. Čia Artūras Milaknis pataiko iš 3 taškų zonos ir mažina skirtumą iki 4 taškų. Pirmasis Kauno Žalgirio komandos tolimas metimas šiandieną. Įdomu tai, kad aukso medalių Žalgirio gretose neturi ir Simas Anderis Venė, nors jis Lietuvoje jau yra daugiau nei 8 metus. Šarakauskas iš 3 taškų zonos, dar vienas taiklus Neptūno aukštaūgio metimas. Ir puikus jo pasirodymas per pirmasias minutės, tiesiog negali jo keisti Kazys Maksvytis, nes ypač patikimai rungtyniauja Vytautas Šarakauskas. Jau 8 taškai jo sąskaitoje ir vėl 7 skiriantys komandas. Priekyje aikštelės šeimininkai Jankūnas. Ne visai tikslus jo perdavimas Artūrui Gudaičiui, bet nuo aikštelės šeimininko rankos kamuolys palieka aikštelės ribas. Martynas Pocius grįžta į Žalgirio komandos penketą. Grįžta šioje serijoje į Neptūnos penketuką ir Marius Runkauskas bei Simas Galdikas. Galdikas dabar prieš Artūrą Gudaitį, kuris rungtyniauja drąsiai, agresyviai, energingai ir ten netgi toks augalotas ir fiziškai pajėgus vyras kaip Simas Galdikas negalėjo susitvarkyti su jaunuoju Kauno Žalgirio aukštaūgiu. 20 metų Artūras Gudaitis demonstruoja puikią sportinę formą šioje finalo serijoje ir vis augantį pasitikėjimą savo jėgomis. Čia Martynas Mažeika Galdikui. Galdikas dabar atsakymas jau į Žalgirio krepšį. Simas Galdikas savotiškoje mikrodvikovoje atsirevanšuoja Artūrui Gudaičiui ir Kauno Žalgirio komandos gynyba jau leido Neptūnui pelnyti 20 taškų per 8 pirmojo kėlinio minutės. Jankūnas antrasis Kauno Žalgirio tritaškis šiandieną. Kerpa iki 4. Žalgirio kapitonas Neptūno pranašumą.
Paulius Jankūnas yra naudingiausias Žalgirio krepšininkas atkrintamosiose varžybose po 21 naudingumo balą per rungtynes. Renka jis, tarp kitko Jankūnas yra ir daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliekantis Žalgirio krepšininkas. Po 4 vidutiniškai. Čia Galdiko netaiklus metimas. Iš labai tokios neįprastos jam situacijos atakavo Neptūno aukštaūgis. Pocius 2-2 su Gudaičiu nesigavo, dabar Jasikevičius 2-2 su Jankūnu, meta pats Šaras ir mažina skirtumą iki 2 taškų. Nėra pilnutėlė šiandien Švyturio arena, galim rasti tuščių vietų, bet apie 5000 šioje 5,5 tūkstančio talpinančioje Švyturio arenoje tikrai suskaičiuosim. Prasidėjo paskutinė minutė pirmajame kėlinyje. Galdikas Šarakauskas blokuojamas jo metimas, atkovoja kamuolį pats Neptūno aukštaūgis ir pelno savo 10-ąjį tašką. Beveik pusė Neptūno taškų priklauso Vytautui Šarakauskui. Po 5 taip pat pridėjo Edgaras Ulanovas ir Valdas Vasilijus. 2 neseniai surinko Simas Galdikas. Jankūnas į koją Vytautui Šarakauskui muša kamuolį Paulius Jankūnas. O štai čia ir dar vienas keitimas Neptūno gretose. Martyną Mažeiką keičia Arnas Butkevičius. Jaunasis Neptūno komandos talentas, kuris taip pat šiame sezone negalėjo rungtyniauti nemažoje dalyje rungtynių dėl traumos. Gudaitis pamato jį, Martynas Pocius. Ir pastarasis toliau atrodo labai neblogai šioje finalo serijoje. Vos tik pakilo nuo atsarginių žaidėjų suolo, jau 4 taškai jo sąskaitoje. Bet prisimenant Arną Butkevičių šioje finalo serijoje, toje pačioje Žalgirio arenoje, jis vien per pirmąjį kėlinį sugebėjo surinkti 8 taškus. Štai čia dabar Šarūnas Jasikevičius prasižengia prieš labai aktyviai rungtyniavusį Arną Butkevičių, kuris stoja prie baudų metimo linijos. Žalgirio komanda šiame kėlinyje taisyklės pažeidė jau 6 kartus. O Klaipėdos Neptūnas panašu, kad laimės pirmąjį rungtynių ketvirtį. Arnas Butkevičius įtvirtina tą persvarą nebepavėjamai. Dabar Žalgiris turi dar sekundę šiai atakai. Jankūnas iš 3 taškų zonos, metimas priverstinis, neparuoštas ir netaiklus. Taigi Kauno Žalgiris 5-osiose LKL finalo serijos rungtynėse po pirmųjų 10 minučių atsilieka. Sveiki, aš Martynas Pocius. Aš Jurgita Štreimikytė. Aš Marijonas Petravičius. Kuo greičiau, kuo greičiau. Birželio 8, 15, 22 dienomis Ateikite ir atvažiuokite į Kėdainių areną. Nekeičiu kaip po būdų pasiemkam. Nekeičiu. Palaikykite Lietuvos moterų krepšinio rinktinę Atrankoje Europos čempionatą. Mes už Lietuvą! Komandos šalia turnyro lentelėje. Tiek europietiško futbolo rungtynės turėtų būti. Atėjo laikas pasitreniruoti. Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris 1. Klaipėdos Neptūno penketukas jau pasiruošęs tęsti šias rungtynes ir matom naujų veidų. Neptūno ekipoje Tyronas Breizeltonas ir Justas Sinica prisijungė prie tų žaidėjų, kurie šiandieną jau dalyvavo šiose rungtynėse. Kartu su šiais 2 žaidėjais taip pat Simas Galdikas, Marius Runkauskas ir Arnas Butkevičius tęs rungtynes. Žalgirio penketas toks: Martynas Pocius, Artūras Milaknis, Džestinas Dentmanas, Paulius Jankūnas ir Robertas Jevtokas. Dar šiek tiek užsitęsė pertrauka tarp pirmojo ir antrojo kėlinių. Na ir per tas pirmasis 10 minučių, ką mes matėm Žalgirio komandos 6 bandymus pasižymėti iš 3 taškų zonos ir 2 pataikytus metimus.
Matėm gana taikliai atakuojantį Žalgirį iš 2 taškų zonos, 7 dvitaškai iš 10. Neptūnas savo ruoštų pataikė 3 tritaškius iš 4. Oho, kaip čia skausmingai dabar krenta Marius Runkauskas ir jis, bandydamas sutrukdyti Artūrui Milakniui, pagauti šitą kamuolį, žaisdamas labai pasiaukojančiai, prasižengė, bet ne tai dabar skaudžiausia šiam žmogui, labai nemaloniai čia ant parketo krinta Marius Runkauskas ir šalia jo komandos draugai. Vat šitokių vaizdų mažiausiai norisi finalo serijoje, skirtai mažiausiai norisi matyti krepšinyje. Sunkiai, bet kyla Marius Runkauskas. Šlupčiodamas jis palieka aikštelę. Duok dieve, kad nieko baisaus nebūtų atsitikę Neptūno komandos vienam iš svarbiausių žaidėjų. Nors tokiais momentais statistika nėra pats reikšmingiausias dalykas, bet žiūrint į Mariaus Runkausko pasirodymą atkrintamosiose varžybose, tai tik tai patys geriausi žodžiai ateina į galvą. Po 11 taškų renka šis žaidėjas, o žaidėjas, kurį mėgino užgesinti praėjusioje atakoje Marius Runkauskas, tai yra Artūras Milaknis, pataiko iš 3 taškų zonos ir mažina Neptūno persvarą iki 1 taško. Pirmieji žalgiriečių taškai antrajame kėlinyje. Galdikas 1-1, kaip dabar jis susitvarko su Robertu Jevtoku. Pražanga pastarajam. Robertas Jevtokas yra daugiausiai metimų blokuojantį Žalgirio krepšininkas, po daugiau nei 1 bloką per rungtynes atlieka jis. Dabar sustabdyti taip pat agresyvų krepšinį mėgstančio Simo Galdiko nepavyko. Dažnai savo krepšininkai startuoja Kazys Maksvytis visoje šitoje finalo serijoje ir dabartinis Neptūno penketukas jau yra visai kitoks negu buvo starto penketas, tik tai Martynas Mažeika vienintelis liko iš tos startinės sudėties. Vieną baudos metimą iš 2 pataikė Galdikas, Neptūnas turi 2 taškų pranašumą, Milaknis iš to paties taško dar kartą taikliai meta Žalgirio komandos snaiperis, išvesdamas į priekį Kauno Žalgirį 26-25. Netrukus Žalgirio gretose į šias rungtynes nuo atsarginių suolo pakils ir Tadas Klimavičius. O čia Tyronas Breizeltonas, Sinica, Butkevičius pro galinę liniją, drąsiai Mažeikai atmestas kamuolys. Matėsi, kad perduos Mažeika Tyronui Breizeltonui. 3 sekundės tik tai lieka atakai. Mažeika, sunkus jo metimas, netaiklus, ima kamuolį, ten kažkaip ima kamuolį Simas Galdikas ir jo kovingumas pastaruoju metu yra Neptūno komandos varomoji jėga. 5 Simo Galdiko taškas, jis vėl sugrąžina persvarą Klaipėdos komandai. Martynas Pocius, Paulius Jankūnas, Robertui Jevtokui. Galdikas čia prasižengia, bandydamas sutrukdyti Robertui Jevtokui pasiekti šį kamuolį. Pirmoji pražanga Simui Galdikui. Na, o Tadas Klimavičius Žalgirio gretose keičia Paulių Jankūną. Šiuose rungtynėse surinkusi 5 taškus. Žalgirio puolimo lyderis yra Artūras Milaknis, pelnęs 9 ir dabar gali pelnyti 12. Dar vienas taiklus Artūro Milaknio metimas iš 3 taškų zonos. Tiesiog puikus jo pasirodymas. 4 tritaškai iš 4 ir Artūro Milaknio solo šou. Artūro Milaknio individualus teatras dabar jau varo į neviltį Kazį Maksvytį. Jis ir prašo minutės pertraukėlės. Vilkyškių jogurto gėrimai – naujas ženklas, kad metas atsigaivinti. Suplak, atsuk ir gurkštelk nuotaikingų skonių jogurto gėrimų. Kodėl aš geriu Vytautą, nes Vytautas padeda atgauti jėgas. Mineralizuokimės. Top Sport lažybos. m.topsport.lt Husqvarna – pažabok laukinę gamtą. Specialūs pasiūlymai jau atstovų parduotuvėse.
Taigi Artūras Milaknis tapo didžiausia Žalgirio komandos stiprybė ir didžiausia Neptūno komandos problema. 12 taškų jau yra Artūro Milaknio sąskaitoje. Jis, aišku, Žalgirio puolimo lyderis, nei vieno net arti pagal taškų Žalgirio gretose Milaknių nesurasime. Antras pagal rezultatyvumą Paulius Jankūnas, surinkęs 5 taškus. 4 pridėjo Artūras Gudaitis, kuris tai padarė per gana trumpą laiką, vos per 3 minutės aikštelėje. O štai čia Neptūno vardas, bene garsiausiai šiandieną girdimas Švyturio arenoje, reaguoja klaipėdiečiai į šitą situaciją, kai išbarstė persvarą aikštelės šeimininkai ir dabar atsilieka Arnas Butkevičius. Nėra įskaityti čia taškai, sužingsniuoja Neptūno jaunasis puolėjas, labai nesutinka su šiuo sprendimu Butkevičius. Kazys Maksvytis irgi emocionaliai reaguoja į tai, kaip traktavo Butkevičiaus reidą Jurgis Laurinavičius. Kaziui Maksvyčiui reikėtų truputėlį ramiau reaguoti į įvykius aikštelėje. Mes galim prisiminti antrasias finalo serijos rungtynes, kur Kazio Maksvyčio nervai kainavo techninę pražangą, o vėliau po tos techninės pražangos Žalgiris nutolo ir Neptūnas nebesugebėjo priartėti arčiau nei per 10 taškų nuo kauniečių. Milaknis pajuto jis azartą šiandieną, netaiklus jo metimas viena ranka, o vėliau taisyklės pažeidžia Robertas Javtokas, kuris dabar irgi turi priekaištų rungtynių arbitrams. Bet jeigu priekaištų turi visi, vadinasi, rungtynių arbitrai dirba gerai. Gintaras Krapikas kelia nuo atsarginių žaidėjų suolo Šarūną Jasikevičių, kuris yra vyresnis už Kazį Maksvytį, iš tikrųjų. Taigi Šarūnas Jasikevičius, žmogus, apie kurį dabar jau daug kas šneka ir kaip apie ateities, gal net ir netolimos ateities trenerį. Žaidžia, kaip jau ir minėjau transliacijos pradžioje, galbūt vieną iš paskutiniųjų savo kaip krepšininko sezonų, todėl mes galim mėgautis dar matydami Šarūną aikštelėje, neaišku kaip ilgai tai bus. O Martynas Mažeika, kol aš kalbu apie Jasikevičių, pataiko iš toli ir sugrąžina persvarą Klaipėdos Neptūnui. 30-29. Pocius. Javtoko užtvara. Pocius meta pats. Breizaltonas dar prišoko ir sutrukdo, atrodo, kad šiam metimui. Martynas Mažeika, kaip suklaidina jis Džestiną Dentmaną ir kaip lengvai išmaudęs visą Žalgirio gynybą, perėjęs ją, perpjovęs ją, kaip lengvai pjaunama medžiaga pelno taškus. 32-29, Martynas Mažeika, jo sąskaitoje jau 5 taškai ir vis augantis triukšmo lygis Švyturio arenoje. Pocius, Javtokas, Dentmanas, kol kas jo sąskaitoje tik tai 2 taškai ir štai čia ketvirtasis Džestinas Dentmanas ramina aistras Klaipėdoje. Toks nepernelyg didelis, bet Žalgirio fanų būrys čia Švyturio arenoje taip pat atvyko. Jeigu prisiminsime pusfinalį su Vilniaus Lietuvos Rytu, tai į Siemens areną paskutinėse pusfinalio rungtynėse atvyko kur kas daugiau Žalgirio aistruolių, o čia Martynas Mažeika. Dar 2 taškai, nepaisant tos aktyvios žalgiriečių gynybos ir pražangos, kurią užsidirba ir 3 kartą šiandieną tai padaro Robertas Javtokas. Žalgirio pagrindinis aukštaūgis atsiduria ties ne pačia patogiausia ir komfortabiliausia zona. Ar keis savo aukštaūgį Gintaras Krapikas? Ne. Galbūt Gintaras Krapikas dabar daugiau laiko praleido pykdamas ant rungtynių arbitrų už tą pražangą. Ir galbūt nepastebėjo tos trečiosios pražangos. Štai dabar Evaldas Beržininkaitis, Žalgirio trenerio asistentas, pasako Gintarui Krapikui, kad trečioji pražanga tai buvo Robertui Javtokui. Gintaras Krapikas pyksta ant Evaldo Beržininkaičio, kodėl tik dabar tą pasakė, bet vis dėlto nespėjo ketvirtosios pražangos susidirbti Robertas Javtokas ir Artūras Gudaitis sugrįžta į aikštelę. Šarūnas Jasikevičius taip pat ant parketo. Jasikevičius. Gražus perdavimas Artūrui Gudaičiui, bet Justas Sinica nuspėjo, kad čia šitaip viskas gali būti. Perdavimas Edgarui Olanovui, šis nepataiko ir apsigina Žalgiris. Netrukus įpusės antrasis rungtynių ketvirtis. Lietuvos krepšinio lygos didysis finalas. Kauno Žalgiris, Klaipėdos Neptūnas, Džestinas Dentmanas šokdina ir iššokdina Justas Sinica. Pražanga pastarajam. Justas Sinica šypsosi, bando perkalbėti ir vieną, ir kitą rungtynių arbitrą, bet Džestino Dentmano viena iš stipriųjų pusių yra būtent išprovokuotos pražangos. Ir labai sunku, net ir per visą Žalgirio istoriją prisiminti tokį žalgirietį, kuris taip profesionaliai mokėdavo išprovokuoti pražangas.
nes šiame sezone galėjome N kartų matyti situaciją, kai Dentmonas išprovokuoja pražangą, mesdamas iš 3 taškų zonos. Kartais tos pražangos būdavo ir labai svarbiais momentais. Pražangos, kurios siūsdavo Dentmoną prie baudų metimo linijos mesti 3 metimų. Ir dabar šioje situacijoje vėlgi patikėjo Justas Sinica tiesiog puikiai įvaldytais Justino Dentmono judesiukais. Ulanovas. Dabar pražanga Martynui Pociui. Irgi aktyviai Pociaus gynyba kainuoja pražanga žalgiriečiui. Antroji pražanga Martynui Pociui, ne pirmoji ir ketvirtoji Kauno Žalgiriui šiame ketvirtyje. Bet Edgaras Ulanovas stoja mesti dar 2 baudos metimų. Šiandieną Ulanovas iš 4 baudos metimų pataikė 2. Ir 6 jo taškas. Neptūno gretose, kada Vytautas Šarakauskas sėdi ant atsarginių žaidėjų suolo, į puolimą neblogai įsijungė ir Martynas Mažeika, jau pelnęs 8 taškus, taip pat ir Edgaras Ulanovas surinkęs iš viso 7. Kasgi čia? Nešto kamuolio taisyklė pažeista, tiksliau šoninė linija. Taip, vidurio linija mina žalgirietis ir minutės pertraukėlė, komercinė minutės pertraukėlė. Apranga tavo komandai. Let me tell you something. If you took away the money, if you took away the fame, if you took away the lifestyle and all the flash, what would you have left? Everything. Žalgirio gretose į aikštelę sugrįžta ir rezultatyviausias Kauno klubo krepšininkas šiandieną. 12 taškų jau surinkęs Artūras Milaknis, 4 tritaškiai iš 4. Milaknio pasirodymas puikus ir tą aišku dabar privalo turėti omenyje Klaipėdos ekipos gynybą, dėl to, kad Milaknis jau įsišaudė ir dabar tik tai aktyvi gynyba prieš jį gali padėti sulaikyti klaipėdiečiam Žalgirio snaiperį. Neptūno gretose po minutės pertraukėlės pokyčių nėra. Simas Galdikas stumdosi su Artūru Gudaičiu ir Pauliumi Jankūnu, o prasižengia Artūras Gudaitis pirmąjį kartą. Tačiau Simas Galdikas jau stos prie baudų metimo linijos. Tai yra 5. komandinė pražanga Žalgiriui. Galdikas pataikė 1 baudos metimą iš 2, o dabar labai netaikliai meta pirmąjį. Ir vėl 50% tikslumu Simas Galdikas meta baudos metimus. Neptūnas šiandieną metė jau 12 baudos metimų, iš jų pataikė 8. Žalgiris metė baudos metimus tik tai 2 kartus ir abu metimai pasiekė tikslą. Kasgi čia? Pražanga puolime ir dar kartą apsigina Klaipėdos ekipa, turinti 5 taškų persvarą Pauliui Jankūnui. Tai yra pirmoji pražanga. Ir Žalgiris šiandieną pirmoje rungtynių dalyje turi problemų. Nėra taip paprasta kol kas sulaužyti Klaipėdos Neptūną. Aišku, nei Gintaras Krapikas, nei žalgiriečiai šiandieną čia uostamiestyje lengvo gyvenimo net ir nesitikėjo. Šį sezoną Neptūnas 3 kartus jau nugalėjo Žalgirį ir tai yra daug argumentų Žalgiriui suprasti, kad reikės kautis iki paskutinės akimirkos šioje finalo serijoje. Todėl kalbėti apie žalgiriečių atsipalaidavimą būtų naivu. Neptūnas, aišku, irgi yra papildomai motyvuotas, nes šiandieną tai gali būti tiesiog paskutinės jų sezono rungtynės. Jie nėra šios finalo serijos favoritai. Šioje finalo serijoje jų neslegia jokia atsakomybė. Ir esant tokioje situacijoje, Klaipėdos komanda tiesiog įgyja papildomų sparnų. O dar viena bloga žinia Kauno Žalgiriui yra 3. Justino Dentmono pražanga. Taigi pasyvėje
amerikietis pagal pražangas Robertą Jevtoką. Ir 2 Žalgirio starto penketo krepšininkai. 2 iš tikrųjų svarbų žaidėjai. Pagrindinis įžaidėjas ir pagrindinis vidurio puolėjas turi po 3 pražangas. Taigi Gintaras Krapikas dabar privalo rungtyniauti be jų abiejų. Likus 4 minutėms ir 15 sekundžių iki antrojo kėlinio pabaigos. Vytenis Čižauskas pakeitė Džestiną Dentoną ir pakilo nuo atsarginių žaidėjų suolo pirmą kartą šiandieną. Čižauskas beje yra taikliausias Kauno Žalgirio komandos tritaškininkas atkrintamosiose varžybose. Sinica meta iš 3 taškų zonos, turėjo neblogą progą, nepataiko iš eigos, kova dėl atšokusio kamuolio, šiokia tokia sumaištis. Žalgiriui pavyksta susigrąžinti jį. Čižauskas Jankūnui, Jankūnas nugarą su Sinica ir pražanga. Savalaikė atrodo pražanga Justui Sinicai, nors kai kurie žalgiriečiai norėtų taškų, tiksliau 2 baudos metimų. Sinicai tai antroji pražanga. Ir Valdas Vasilijus sugrįžta ant parketo. Kazys Maksvytis pamatė, kad nelabai turi galimybių su Jankūnu stumdyti Sinicą. Milaknis iš 3 taškų zonos. Tai galėjo būti 5-asis jo tritaškis, bet metimas netaiklus. Tyronas Breizeltonas atsitrenkė Vytenį Čižauską. Patiko jo. Dabar Vytenis Čižauskas Tyrono Breizeltono ir nors čia ginčo kamuolys, tačiau Vytenis Čižauskas šiokią tokią mini pergalę Žalgiriui iškovoja. Dėl to, kad vėliau kamuolys trečiajame kėlinyje priklausys būtent Kauno Žalgiriui, o ne atvirkščiai, kaip būtų buvę, jeigu ne ši Čižausko laimėta kova. Ulanovas netaikliai meta jis. Žalgirio puolime irgi tam tikras sąstingis. Artūrai Gudaičio atiduotas kamuolys. Dar vienas puikus Čižausko pasirodymas. Dabar jau rezultatyvų perdavimą įsirašo Žalgirio įžaidėjas. Užsiminiau apie tai, kad Čižauskas yra taikliausias Žalgirio tritaškininkas, tai užsiminsiu ir apie tai, kad jis yra taikliausias Žalgirio dvitaškininkas, kitaip tariant taikliausias metikas, bet atkrintamosiose varžybose jis dalyvavo tik tai 6 rungtynėse ir tik tai po 8 minutės, taigi tie procentai, geri jo procentai nėra visai tikslus ir adekvatus rezultatas ir rodiklis. Martynas Mažeika didina skirtumą iki 6 taškų. Jasikevičius su Gudaičiu 2-2, atakuoja pats Šarūnas Jasikevičius, 2-2 specialistas. Kažkada, kada dar Šarūnas Jasikevičius žaidė Atėnų Panathinaikos komandoje ir nugalėjo Kauno Žalgirį atvykęs į Kauną. Čia Tyrono Breizeltono taškai. Šarūnas Jasikevičius po rungtynių paklaustas žurnalistų, kodėl taip dažnai žudė Žalgirį su Maiku Batiste žaisdamas 2-2. Atsakė, o kaip aš kitaip galiu žudyti, aš esu 2-2 žaidėjas ir jeigu jūs bėgate prie Maiko Batistės, mesiu aš ir tikėtina, kad pataikysiu. Visi juk žino, kad Šarūnas Jasikevičius yra puikus 2-2 žaidėjas, apie tai tada pats kalbėjo Šaras. Dabar antrą kartą tas 2-2 jam nesigauna, štai čia prieš Martyną Mažeiką prasižengė Šarūnas Jasikevičius. Antroji pražanga jam. Na be abejo, nebėra Šarūnas Jasikevičius toks greitas, toks staigus, koks kažkada buvo ir nėra paprasta Šarui sulaikyti Martyno Mažeikos. Taip greitai besiveržiančią pro galinę liniją. Šarūno Jasikevičiaus patys pačiausi, patys geriausi laikai jau praeityje, bet jo trofėjų kolekcija didžiulė ir į vieną spintelę tų visų laimėjimų, medalių ir taurių taip paprastai nesudėsi. Apie klubinius trofėjus jau kalbėjau, o jeigu dar prisiminsime Lietuvos rinktinę, tai reikia kalbėti ir apie olimpinį bronzos medalį, apie Europos čempiono titulą, apie Europos bronzos medalį, apie daugybę naudingiausio žaidėjo titulų ir taip toliau. Ir tie, kurie šiame sezone kartais apie Šarūną Jasikevičių prasitarė kaip apie Žalgiryje neretai galbūt ir vaizdelį gadinantį krepšininką, tai manau, kad iš pagarbos tiesiog turėtų užsičiaupti, turint galvoj, kiek daug Šaras davė ne tik tai Lietuvos, bet ir visos Europos, gal net galėtume drąsiai sakyti ir pasaulio krepšiniui. Pražanga Pauliui Jankūnui, antroji asmeninė pražanga kovoje dėl atšokusio kamuolio ir 2 baudos metimus dabar jau mes Valdas Vasilijus. Klaipėdos Neptūnas žvėriškai daug baudos metimų metė lyginant su Žalgiriu pirmoje rungtynių dalyje. Iš 16 9 klaipėdiečiai pataikė. Štai čia 17-asis ir netrukus 18-asis.
Turint galvoje, kad Žalgiris šiandieną metė tik tai 2 baudos metimus, tai Neptūnas agresyvumo kategorijoje ženkliai pirmauja. Tiesa, Neptūnas kaip įprasta nėra taiklus metant nuo baudos metimų linijos, vos 11 iš 18. Taigi 7 taškus Neptūnas tiesiog praganė. Bet vis tiek turi 8 taškų pranašumą, likus minutė ir 30 sekundžių iki antrojo kėlinio pabaigos. Čižauskas. Pirmasis jo bandymas ir Vytenio Čižausko žaidimas yra gera žinia Žalgirio gerbėjams. Jis ten išprovokavo ginčą su Tyronu Breizeltonu. Jis atliko rezultatyvų perdavimą Artūrui Gudaičiui. Dabar jis pelno taškus pasinaudojęs vienintelę šiandieną susikurtą progą atakuoti. Ir kol kas atlieka viską 100% tiksliai. Breizeltonas iš toli netaikliai. Niekas netitveria Edgaro Ulanovo. Ir šis pelno taškus. 47-asis Neptūno taškas nesibaigus antrajam kėliniui. Reiškia, kad Žalgirio gynyba gerokai šlubuoja. Žalgiris prasidėjus paskutiniai šio kėlinio minutei. Netrukus į aikštelę sugrąžins Tadą Klimavičių. Čia Artūras Milaknis. Mes 2 baudos metimus. Tai yra 5-oji komandinė pražanga Neptūnui. Ir 1-oji Arnui Butkevičiui. Bet skirtingai nei Žalgirio gretose, Neptūno komandoje nėra nei vieno žmogaus turinčio 3 pražangas. Po 2 turi Martynas Mažeika ir Justas Sinica. Po 1 Butkevičius, Vasilis Galdikas, Runkauskas ir Girdžiūnas. Paulius Jankūnas. Jam tai yra 10-asis sezonas Kauno Žalgiryje. Iš tų sezonų 7, o šį sezoną 10, galbūt ir 8 aukso medaliai. Per 16 metų, iš 16 aukso medalių Žalgirio kolekcijoje pusę turi Paulius Jankūnas. Na, kol kas iš 15, labai užskubinau reikalus. Serija dar nesibaigė ir Klaipėdos Neptūnas šiandieną nusiteikęs jos nebaigti. 49-40 paskutinioji Kauno Žalgirio ataka, bent jau pozicinė ataka pirmoje rungtynių dalyje. Aišku, Čižauskas stengsis laikyti kamuolį iki pabaigos. 7 sekundės, Čižauskas, Jankūnas likus 4 sekundėm meta. Metimas yra taiklus, dar 2 sekundės, bet nespės jau nieko nuveikti klaipėdiečiai, kurie pirmąją rungtynių dalį laimi panašių rezultatų kaip ir antrosiuose serijos rungtynėse Kaune. Tiesa, jeigu prisiminsime jas, tada viskas Neptūnui baigėsi blogai. Kaip pasibaigs šiandieną, sužinosime po 15 minučių pertraukos ir dar 2 kėlinių kovos. Nemažai Kauno Žalgirio gerbėjų šiandien atvyko į Švyturio areną palaikyti savo komandos, ne tiek gausiai kaip į pusfinalio seriją su Vilniaus Lietuvos Ryto komanda Siemens arenoje, bet vis dėlto švęsti nusiteikusių čia yra. Ir ar Kauno Žalgirio komanda šiandien po šių rungtynių švęs, paaiškės po dar 20 krepšinio minučių kovos. Bet aišku tik tiek, kad Klaipėdos Neptūnas šiandien daro ir darys viską, kad tos šventės Žalgiriui nesukurtų ir kad serija grįžtų į Kauną. Jeigu taip atsitiktų, 6-asias serijos rungtynės Kauno Žalgiris ir Klaipėdos Neptūnas žaistų birželio 6 dieną, tai yra jau šį penktadienį Žalgirio arenoje. Ir aišku, Žalgiris tada jau šiek tiek komplikuotų savo situaciją. Aišku, vis dar būtų situacijos valdovai, nes serijoje pirmautų 4, tai yra 3-2. Bet rizika, kad serija taptų lygi Kaune, vis dėlto atsirastų. Todėl Žalgiris šiandieną nori apsidrausti, nori baigti šitus darbus kaip įmanoma greičiau ir nebetampyti nervų savo komandos gerbėjams. Tų nervų, aišku, daugiau Žalgirio fanams buvo po pirmųjų serijos rungtynių, kada Neptūnas išsiveržė į priekį 1-0. Vėliau žalgiriečiams pavyko situaciją stabilizuoti ir laimėti 3 rungtynės iš eilės. Bet Klaipėdos Neptūnui šiame sezone taip pat pavyko nugalėti Žalgirį 3 kartus iš eilės. Tai buvo 2 pergalės reguliariajame sezone ir paskui tas minėtas laimėtas mūšis atkrintamosiose varžybose finalo serijoje. Taigi, Žalgiris turi būti budrus, o Klaipėdos Neptūnas, aišku, tik tiek bus labai motyvuotas ir yra labai motyvuotas. Jo labiau apie tai kalbėjome ne vieną kartą, jokios atsakomybės, jokios ypatingos atsakomybės Neptūnas nejaučia. Ir aišku, turėtų būti netgi pakankamai laimingi Klaipėdos gyventojai ir Neptūno sirgaliai po to, kai vis garsiau pradėta kalbėti apie galimą vietą po šio sezono ir Eurolygoje, kas apskritai būtų tiesiog neįtikėtina pergalė Lietuvos krepšiniui. Yra tokių šansų, tokių teorinių galimybių, kad Klaipėdos Neptūnas atsidurtų Eurolygoje. Ir tos galimybės netgi nėra tokios jau teorinės, apie tai rašė šiandieną visa spauda.
bet apie tai kalbėti dar anksti. Pasikalbėsime tarp sezonio metu. Žalgirio komandos penketukas trečiajame kėlinyje: Martynas Pocius, Džestinas Dentonas, Robertas Jevtokas, Vytenis Lipkevičius ir Paulius Jankūnas. Dentonas ir Jevtokas turi po 3 pražangas. Neptūno penketukas: Martynas Mažeika, Edgaras Ulanovas, Mindaugas Girdžiūnas, Vytautas Šarakauskas ir Valdas Vasilius. Šarakausko sąskaitoje 12 taškų, jis rezultatyviausias Neptūno žaidėjas. 10 pelnė Martynas Mažeika, 9 Edgaras Ulanovas, 7 Vasilius, 6 Simas Galdikas. Taigi daug žmonių Neptūno gretose šiandien pelno taškus. Čia pirmieji Žalgirio taškai šiame kėlinyje. Žalgirio lyderis Artūras Milaknis pelnęs 12 taškų, Paulius Jankūnas surinko 8, Artūras Gudaitis 6. Tiek pat pelnė Džestinas Dentmanas. Čia Mindaugas Girdžiūnas prieš tą patį Dentmaną meta vieną ranką nepataiko, Ulanovas kovoja dėl kamuolio ir pamuša jį tiesiai Martynui Pociui į rankas. Žalgiris per pirmąją rungtynių dalį pataikė 5 tritaškius iš 11, 12 dvitaškių iš 18. Neptūnas taip pat panašių taiklumo atakuoja, 4 tritaškiai iš 8, 13 dvitaškių iš 24. Pocius turėjo puikią progą pasižymėti ir nusivylimo banga dabar nuvilnyje Žalgirio gerbėjų tribūnoje ir ant kauniečių atsarginių suolo. Martyno Pociaus sąskaitoje šiandieną 0 taškų. Perima kamuolį Džestinas Dentmanas. Klysta klaipėdiečiai. 6 jų klaida. Dentmanas nieko nelaukęs iš 3 taškų zonos, meta netaikliai. Džestinas Dentmanas nepasižymi, o čia Mindaugas Girdžiūnas dar kartą atakuoja iš vidutinio nuotolio, šį kartą pataiko. Žalgiris pagal klaidas lenkia Klaipėdos Neptūną ir jau prarado 9 kamuolius. Nors klaidų statistika abiejų komandų šiame sezone yra panaši. Po kiek daugiau nei 13 kamuolių praranda tiek Žalgiris, tiek Neptūnas. Jankūnas bando laimę iš 3 taškų zonos, metimas netaiklus. Vytautas Šarakauskas ten puikiai pamuša kamuolį Mindaugui Girdžiūnui, prieš kurį prasižengia Martynas Pocius. Savalaikė žalgiriečio pražanga, bet trečioji pražanga ir Martynui Pociui, taigi jau trečiasis Žalgirio krepšininkas turi tokį pražangų skaičių. Ir visi 3, Pocius, Dentmanas ir Jevtokas, yra aikštelėje, taigi visiems 3 reikia pasisaugoti tos ketvirtosios pražangos. Ir tai, galbūt šiek tiek spekuliuojant, palengvina Neptūno uždavinius puolime. Kad ir dabar panašu, jog Robertas Jevtokas stengiasi ne taip aktyviai gintis prieš Martyną Mažeiką, kad neužsidirbtų tos ketvirtosios pražangos. Bet Martynas Mažeika nepataiko, o vėliau pats ir prasižengia. Ne, atsiprašau, Mindaugui Girdžiūnui tai yra antroji pražanga. Keista, kad šiandieną Vytautas Šarakauskas neturi nei vienos pražangos, nes jis yra vienas daugiausiai prasižengiančių Neptūno žaidėjų. Netgi ne vienas, o daugiausiai prasižengiantis. Per rungtynes po 4 pražangas jis vidutiniškai gauna atkrintamosiose varžybose. Robertas Jevtokas mažina Žalgirio deficitą iki 5 taškų. 6 Jevtoko taškas. Jevtokas šiandieną taip pat atkovojo ir 3 kamuolius. Girdžiūnas 1 prieš 1 su Dentmanu, meta pats. Dentmanas vėlgi šiek tiek atsitraukė nuo Mindaugo Girdžiūno. Ir štai apie ką aš kalbėjau. Vengia žalgiriečiai tokio labai jau aktyvaus kontakto su savo oponentais. Neturi iš ko rinktis nei Dentmanas, nei Jevtokas, nei Pocius. Ketvirtosios pražangos dabar mažiausiai reikia visiems 3 svarbiems Žalgirio krepšininkam. Vėl laisvas Pocius. Ir vėl nepataiko iš toli. O štai čia pražanga Mindaugui Girdžiūnui. Dabar jau trečioji. Gal ir teisingas buvo Mindaugo Girdžiūno pasirinkimas, nes Paulius Jankūnas būtų likęs prieš Edgarą Ulanovą, kur kas smulkesnį ir fiziškai silpnesnį žmogų po krepšiu. Dentmanas nesiryžta atakuoti iš toli. Kol kas Džestinas Dentmanas dar nepajautė savojo metimo ir apskritai žaidimo ritmo šiandieną. Visus 4 tritaškius prametė Žalgirio puolimo lyderis šiame sezone. Mažeika iš toli. Netaiklus jo metimas, ima kamuolį Vytenis Lipkevičius. Žalgiris kovą dėl atšokusių kamuolių pralaimi 16-20. Štai čia pasiaukojanti Neptūno gynyba ir gynyba, kuri vėl sugrąžina kamuolį aikštelės šeimininkams. 4-4 šiame kėlinyje sužaidus 3,5 minutės. Klaipėdos Neptūnas laimėjo tiek pirmąjį, tiek antrąjį kėlinius. Kol kas klaipėdiečiai žaidžia rezultatyvų krepšinį. Ir jų vardas, komandos vardas, skamba Švyturio arenoje. Šarakauskas 3 tritaškius šiandieną metė. Tiesa, pastarasis, tas trečiasis, netaiklus.
Prieš tai 2 pasiekė tikslą, o čia Džestinas Dentmanas žaidžia taip, kaip labai norėtų, kad rungtyniautų Žalgiris. Gintaras Krapikas žaidžia greitai, nelaukiant, kol varžovai išsirikiuos gynyboje po netikslios savo atakos ir mažina Žalgirio legionierius skirtumą iki 8. O štai čia atsiranda dar vienas puolimo vedlys Neptūno gretose ir štai čia yra ta stiprioji Neptūno pusė. Dabar Mindaugas Girdžiūnas pelno 6 tašką iš eilės. Ir visi 6 šiame kėlinyje. Žmogus, kuris tylėjo per pirmąjį ir antrąjį kėlinius, iššauna dabar. Paulius Jankūnas iššauna taip pat iš 3 taškų zonos, tiesa. Ir tai yra antrasis tolimas Jankūno metimas. Jis tampa rezultatyviausiu Žalgirio krepšininkų, antru pagal rezultatyvumą. 11 jo taškas. 12 surinko Artūras Milaknis. O štai čia labai agresyvus Valdo Vasiliaus žaidimas. Pražangos nėra, bet Vytautas Šarakauskas gelbėja šią situaciją. 14 Šarakausko taškas. Paulius Jankūnas dabar mėgina atsirevanšuoti Šarakauskui. Valdas Vasilius ima kamuolį. Vasilius Mažeikai. Mažeika pro galinę liniją. Pražanga Lipkevičiui. Ir tai yra antroji komandinė pražanga Žalgiriui. Turbūt, kad komercinė minutės pertraukėlė skelbiama Švyturio arenoje. Turės apie ką pasikalbėti abiejų komandų treneriai. Po tos pertraukėlės kamuolį savo rankose turės Klaipėdos Neptūnas. Apranga tavo komandai. Let me tell you something. If you took away the money, if you took away the fame, if you took away the lifestyle and all the flash, what would you have left? Everything. Taigi šioje finalo serijoje, kaip ir šiose 5-osiose rungtynėse, toliau netrūksta intrigos. 57-51 įpusėjus trečiajam 5-ųjų rungtynių ketvirčiui. Kauno Žalgirio komanda toliau atsilieka. Klaipėdos Neptūnas toliau yra pirmaujanti komanda ir, ne visų 100%, bet vis dėlto šiek tiek reikėtų pripažinti, kontroliuoja įvykius šiose rungtynėse. Nėra, aišku, kapitalus užtikrinti favoritai šiandieną šioje situacijoje, bet vis dėlto nuo pergalės ir nuo galimybės sušvelninti serijos rezultatą dar nenutolo aikštelės šeimininkai. 15 sekundžių jų atakai. Mindaugas Girdžiūnas, Vytautas Šarakauskas prieš Paulių Jankūną. Koja žaidžiamas kamuolys, Robertas Jevtokas. Štai čia padėjo Paulių Jankūnui tvarkytis su Vytautu Šarakausku. 14 sekundžių atstatyta šioje atakoje. Mindaugas Girdžiūnas grąžina kamuolį į aikštelę. Girdžiūnas 6 taškus pelnė šiame kėlinyje, meta iš 3 taškų zonos, nepataiko. Šarakauskas ima dar vieną kamuolį ir dar vienas papildomas šansas Neptūno atakai, taigi ji užsitęsė. Edgaras Ulanovas, Šarakauskas, dabar jis atakuoja krepšį ir tai daro taikliai. Vytautas Šarakauskas šiandieną yra nesulaikomas, jau 16 taškų ir 6 atkovoti kamuoliai. Klaipėdos Neptūno pagrindinė vidurio puolėjo sąskaitoje didina iki 8. Neptūno lyderis savo komandos persvarą. Šarūnas Jasikevičius, Pauliui Jankūnui, Jankūnas Jevtokas taikliai ir svarbus metimas Žalgiriui. Martynas Pocius ant atsarginių žaidėjų suolą kelia, ragindamas neužmigti ten besėdinti ir būti kuo aktyvesniais komandos gerbėjais ir tuo pačiu būti nusiteikusiais bet kurią akimirką įsijungti į šias rungtynes. Žalgiriečiai šiandien nori pergalės ir visas tas kalbos apie tai, kad galbūt šiandien Žalgiris pasistengs pagerinti savo finansinę situaciją ir grįž į Kauną tam, kad pardavęs daugiau bilietų susidėtų į sąskaitą papildomus 300 000. Nemanau, kad gali būti realybė. Žalgirio komandos žaidėjų veiduose dega akys. Gintaras Krapikas aktyviai vadovauja komandos veiksmams. Žaidėjai nori, daro viską, bet Klaipėdos Neptūnas šiandieną irgi nori. Ir kas labiau norės šiose 5-osiose rungtynėse?
Kas padės daugiau jėgų? Kas išlies daugiau prakaito ant šio Švyturio arenos parketo? Kol kas vis dar yra atviras klausimas. 4 minutės lieka žaisti trečiajame kėlinyje. Pražanga Artūrui Milakniui. Antroji asmeninė. Tęsia ataką Neptūnas. Žalgiris turi 3 komandinės pražangas. Artūras Gudaitis gainiojasi greitesnį Edgarą Ulanovą. Ulanovas Mažeika, ištampyta Žalgirio gynyba. Mažeika iš 3 taškų zonos. Šansą turėjo, bet nepataiko. Šarūnas Jasikevičius. Jam atšoka kamuolys. Jasikevičius ieško laisvų komandos draugų. Gudaičius stengiasi greitai žaisti. Jasikevičius 2 prieš 2 su Gudaičiu. Šaras atmestas kamuolys Jankūnui. Jankūnas Dentonui. Dentonas klaidina Girdžiūną. Meta pats ir mažina skirtumą iki 4 taškų. 10 ir Dentono taškas. Jis tampa trečiuoju Žalgirio krepšininkų surinkusi 2-ženklį taškų skaičių. Justinas Dentonas, kad ir kaip vangiai rungtyniautų, kad ir kaip nepataikytų iš 3 taškų zonos, tačiau galiausiai vis tiek artėja prie savo įprastos ribos. Jo vidurkis 17 taškų šiame LKL sezone. Galdikas, kaip agresyviai žaidžia jis. Ir Artūras Gudaitis nusivylęs ir labai nepatenkintas tuo, kaip dabar nepavyko susitvarkyti su Simu Galdiku. Antroji pražanga Artūrui Gudaičiui. Simas Galdikas prie baudų metimo linijos. Simas Galdikas 2 baudos metimus iš 4 šiandieną pataikė. 50% tikslumas. Kągi, tradicijos tęsiasi. Bet kad jas pratęsti dabar reikia pataikyti antrąjį Simui Galdikui. Ir tradicija sulaužytos. Taigi ta Artūro Gudaičio pražanga Žalgirio komanda išgelbėjo šiame epizode. Gudaitis 1 prieš 1 su Galdiku. Nesiryžta žaisti. Jasikevičius Dentmanui. Dentmanas štai dabar panašu, kad jau linkęs imtis iniciatyvos. Atmestas kamuolys Jankūnui. Jankūnas pataikė iš to krašto, dabar netaikliai meta jis. Paulius Jankūnas šiandien irgi dažnai atakuoja iš 3 taškų zonos. 5 kartus metė, 2 kartus pataikė. Paulius Jankūno statistika ir vėl įvairi. 11 taškų, 7 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai. O štai čia 2 taškai su pražanga. Arnas Butkevičius pradžiugina klaipėdiečius. Apsikabina jį ir Simas Galdikas. Neptūnas vėl įgyja 6 taškų persvarą. Ir nors Žalgiris šiame kėlinyje priekyje 13-12, tačiau įvykius ir toliau savo rankose laiko Klaipėdos Neptūnas, nepaleidžiantis Žalgirio arčiau savęs. Maža to, tie taškai, kuriuos dabar pelnė Arnas Butkevičius, buvo su 4-ąja Justino Dentmano pražanga. Velnioniškai blogos naujienos Kauno Žalgirio gerbėjams. Netaiklus baudos metimas, Simas Galdikas. Jeigu nebūtų koja paspardęs šito kamulio, dar gal ir atkovojęs jį būtų. Tinkamai Simui Galdikui atšoko tas kamuolys. Ir Vytenis Čižauskas su Artūru Gudaičiu ten nelabai jau ką galėjo padaryti, bet kamuolys sugrįžta Žalgiriui. Vytenis Čižauskas taip pat neseniai sugrįžo ant parketo. Jasikevičius, patyręs krepšininkas Šarūnas Jasikevičius, tokiamis akimirkomis taip pat bet kada gali iššauti. Čižauskas patikimai jis žaidė tada, kada rungtyniavo. Artūras Gudaitis iš viršaus mažina skirtumą iki 4 taškų. Ir rezultatyvus perdavimas Vyteniui Čižauskui, kuris šiandien aikštelėje, štai čia Mindaugo Girdžiūno taškai, aikštelėje Čižauskas praleido tik tai 4,5 minutės, įskaitant šitą laiką, kurį dabar jis leidžia aikštelėje, tačiau jau spėjo atlikti 3 rezultatyvius perdavimus, spėjo pelnyti taškus ir krepšį atakavo tik tai 1 kartą ir tai darė sėkmingai, tuo metimu iš vidutinio nuotolio pirmajame ketvirtyje. Taigi Vytenis Čižauskas šiandieną neblogai pavaduoja Justiną Dentmaną, galbūt ir negali jis taip rinktis sėkmingai lyderio vaidmens, tačiau vaizdo tikrai negadina pražanga, stabdanti Artūrą Milaknį. Visokiu atveju Neptūnas pasitaupė prasižengdamas šiame ketvirtyje ir tai yra tik tai 3-oji komandinė klaipėdiečių pražanga, 3-oji asmeninė ir Justui Sinicai. Jasikevičius prieš Butkevičių. Gudaičio užtvara, Čižauskas pro galinę liniją arčiau krepšio, sudėtingai jis ten klimsta, bet atmeta kamuolį Milakniui.
Ir štai čia aktyvi Klaipėdos komandos gynyba priverčia Žalgirį darbuotis iki paskutinės atakai skirto laiko sekundės. Ir likus tai vienai sekundė dar išmuša kamuolį klaipėdiečiai, o Gintaras Krapikas dabar jau vertina kiekvieną Žalgirio sekundę. Šiuose rungtynėse Sveiki, prašo... aš Martynas Pocius. Aš Jurgita Štreimikytė. Aš Marijonas Petravičius. Kuo greičiau, kuo greičiau. Birželio 8, 15-22 dienomis Ateikite ir atvažiuokite į Kėdainių areną. Nekeičiu kaip po būdų pasiemu kamuolį. Nekeičiu. Palaikykite Lietuvos moterų krepšinio rinktinę Atrankoje Europos čempionatą. Mes už Lietuvą! Banguojanti Klaipėdos Švyturio arena, likus minutei ir 30 sekundžių, jau iki trečiojo kėlinio pabaigos. Lietuvos krepšinio lygos finalo serija Kauno Žalgiris, Klaipėdos Neptūnas, rezultatas 3-1. Ir Klaipėdos Neptūno gerbėjai šiandieną labai nori, kad ta finalo serija nesibaigtų. Žalgiris priekyje, tačiau Žalgiris dar nelaimėjo. Paskutinis žalgiriečio metimas šioje atakoje metimas, kurį atliko Tadas Klimavičius, neliečia lanko, todėl naujas atakai skirtas laikas nebuvo skirtas, nors ir tiesiai žalgiriečiui į rankas tas kamuolys atšoko, tiksliau pateko. Oi, kaip čia triukšmauja vietos gerbėjai. Ulanovas prieš Milaknį. 1-1, metimas viena ranka, kairė ranka metė Edgaras Ulanovas, kairė rankis, šis krepšininkas yra sunkiai sustabdomas dėl tokios savybės. Panašus į Paulių Jankūną pagal šį kriterijų, tik tai skirtingo tipo. Patys krepšininkai visokių atveju tokių metimų tai paprastai neužgesinsi ir būtent tuo pasinaudojęs Ulanovas didina skirtumą iki 8, o štai čia Tadas Klimavičius. 2 taškai su pražanga, prasidėjus paskutiniai minutiai šiame ketvirtyje. Pražanga Arnui Butkevičiui. Antroji asmeninė, ketvirtoji komandinė Neptūnui. Bet Tadas Klimavičius štai čia viską padarė be klaidų. Pirmieji Tado taškai. Nedaug šiandieną rungtyniavo žalgirietis. Tai tik tai 5 jo minutė aikštelėje, tačiau irgi jo darbu Gintaras Krapikas turėtų būti patenkintas. 2 taškai, 2 atkovoti kamuoliai, kol kas 100% pataikymas. Viena išprovokuota pražanga ir štai dabar pramestas baudos metimas. Tadas Klimavičius, tarp kitko, irgi vienas tų tituluočiausių žalgiriečių. Jam tai būtų 4. aukso medalis, jeigu jį Žalgiris šioje finalo serijoje iškovos. Sinica iš 3 taškų zonos ir didžiausias turbūt triukšmo lygis šiandieną artėjant 4. rungtynių kėliniui. Klaipėdos Neptūno komanda įgyja 9 taškų pranašumą ir dabar Žalgiris jau atsilieka, jeigu neklystu, rekordinių skirtumų. Čižauskas imasi iniciatyvos, nepataiko, pats atkovojo kamuolį Čižauskas, pats ir klysta lygioje vietoje. Paskutinis Neptūno išpolis, tiesa, gal kiek skuba čia Arnas Butkevičius, nors pražanga Artūrui Gudaičiui. Galėjo sustoti Arnas Butkevičius ir laikyti kamuolį iki 3. kėlinio pabaigos. Kita vertus, jeigu dabar sumestų abu baudos metimus, tai turbūt, kad Neptūno gerbėjai ant Arno Butkevičius neužpiks. Aišku, tada reikės apsiginti nuo Žalgirio atakos. Žalgiris jau atsilieka ir šiame kėlinyje. Jį Neptūnas laimi 19-17 ir kol kas Neptūnas laimi visus kėlinius šiose rungtynėse. Taigi klaipėdiečių ryžtas ir užsidėgymas toliau turėtų stebinti neutralius krepšinio gerbėjus Lietuvoje. 10 taškų pranašumą pirmą kartą šiandieną įgyja Klaipėdos Neptūnas su liktaikliu Arno Butkevičiaus baudos metimu. Nei viena komanda šiandieną dviženklės persvaros neturėjo. Dabar komandas skiria jau ir 11 taškų. Ir Kauno Žalgiris šiandieną į Klaipėdą atsivežęs šampano rizikuoja tą šampaną išsivežti į Kauną. 70-59. Džestinas Dentonas sugrįžo į aikštelę. 9 sekundės liko šiame ketvirtyje ir tiek pat iki Žalgiriui skirto laiko pabaigos. Dentonas ieško pražangos ir ją suranda.
Džestinas Denponas žaidžia savo... Ojojoj, vos neužvažiuoja Martynas Mažeika čia Simui Galdikui. Už tokias emocijas galima gauti techninę pražangą. Ir štai čia aistros verda. Kągi, techninė pražanga. Dar atrodo, kad nežino, jog ją užsidirbo jo komanda Simas Galdikas, nes pasiruošęs kovoti dėl kamuolio. Tuoj sužinos, taip, techninė pražanga. Atrodo, už tą Martyno Mažeikos reakciją. Džestinas Denponas meta baudos metimus ir dar 3 sekundės, dar 3,4 sekundės liks Žalgirio atakai trečiojo kėlinio pabaigoje. 11 tašką Denponas pelnė, 12 ne. Taip, teisingai, 5 komandinė pražanga plus techninė pražanga, taigi dar 2 baudos metimai. Ir štai taip maksimaliai prastai baigėsi Neptūno komandos trečiasis kėlinys. Kauno Žalgiris turėtų vėl būti dėkingas tom visiškai bereikalingom Neptūno emocijom. Nebuvo ten ta Džestino Denpono pražanga. Teisėjų sprendimo jau nepakeisi ir klaipėdiečiai bandė jį pakeisti, o baigėsi viskas 3 taškais į jų krepšį. Dar ir ataka. Denponas spėja išmesti kamuolį iš 3 taškų zonos Gudaitis, metimas netaiklus. Bet vis dėlto Žalgiris ketvirtį užbaigė geriau negu galėjo turbūt norėti užbaigti. O štai čia rungtynių sirgaliai teisėjų darbą vertina net ir pasibaigus trečiojo kėlinio laikui. Mūsų laukia ketvirtasis kėlinys, 6 rungtynės. Kauno Žalgiris, Klaipėdos Neptūnas. Didysis atsakymas šioje finalo serijoje. Ji baigėsi ar keliasi į Kauną? Komandos šalia turnyro lentelėje. Tiek europietiško futbolo rungtynės turėtų būti. Atėjo laikas pasitreniruoti. Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris 1. Klaipėdos Neptūno komanda palaiko. Generaliniai rėmėjai. Partneris. Pagrindiniai rėmėjai. Didieji rėmėjai. Informaciniai rėmėjai. Taigi Klaipėdos Neptūnas nieko neišbarstė trečiajame kėlinyje. Priešingai, tą trečiąjį kėlinį laimėjo 1 tašku, 21-20, kaip ir pirmąjį bei antrąjį kėlinius. Trečiajame taip pat Neptūnas turėjo persvarą. Aš tai čia specialiai leidau pasiklausyti, kaip vieningai Klaipėdos Švyturio arenoje skamba Neptūno vardas. Šiame sezone tokių galimybių Neptūno komanda savo sirgaliams suteikė nemažai. Praėjusiais metais bronzas, šiais metais mažiausiai sidabras, bet apie sidabrą pasikalbėsime vėliau. 3 taškai krepšyje, Justas Sinica didina vėl skirtumą iki 11 taškų ir atstato tą rekordinį Neptūno pranašumą. Sinicas sąskaitoje. Jau 7 taškai, 2 taškius Justas Sinica įtrenkė, pataikė ir baudos metimą. Čia Artūras Milaknis, pražanga prieš jį. Mindaugas Girdžiūnas prasižengė 4. kartą. Ir dabar jau Neptūnas turi problemų su pražangomis gynėjų grandyje. Abu starto 5 gynėjai, Martynas Mažeika ir Mindaugas Girdžiūnas, turi po 4 pražangas ir jiems rungtynės baigtųsi užsidirbus dar vieną taisyklių pažeidimą, turint galvoje, kad Marius Runkauskas susižeidęs antrajame kėlinyje šiandien rungtynių tęsti jau nebegalės, tą patvirtino trenerio asistentas Tomas Rinkevičius. Tai gynėjų grandis dabar jau Neptūno komandoje gali būti kaip reikiant išretinta. Reikia pasisaugoti ten klaipėdiečiams. 5 sekundės Žalgirio atakai. Milaknis, Javtoko užtvara. Javtokui gražiai atiduoda kamuolį Artūras Milaknis ir baigėsi Žalgirio atakai skirtas laikas. Kaip ginasi Klaipėdos Neptūnas, sunku net ir įsivaizduoti. Kauno Žalgiris, tokia patyrusi komanda, tokiamis svarbiomis akimirkomis klysta, net nežiūrėdama į rungtynių laikrodį. 14 Žalgirio klaida.
Neptūnas šiandieną prarado vos 6 kamuolius. Pavydėtina Klaipėdos komandos. Pavydėtinos pastangos tausojant kamuolį. Ulanovas. Sužingsniuoja be jokios abejonės čia Edgaras Ulanovas. Šiek tiek per daug prisitrepsėjo. Na, nežinau, kodėl ten taip reaguoja Kazys Maksvytis. Pagalvojau, kad vėl su rungtynių arbitrais taip diskutuoja komandos treneris, bet vis dėlto pyksta jis konkrečiai ant Edgaro Ulanovo už tą neatsakingą klaidą. Sužaista minutė ir 20 sekundžių šiame kėlinyje. Jasikevičius nepataiko iš 3 taškų zonos, nors turėjo neblogą progą taiklią rankį Žalgirio krepšininkas. Ulanovas. Na, dabar jau kiekviena Neptūno ataka yra didžiulis pavojus Žalgiriui, nes Neptūnas tolsta ir jeigu toliau žais rezultatyviai puolant, tai tas skirtumas tik tai didės Žalgirio nenaudai. Justinas Dentmanas. Jis jau kurį laiką rungtyniauja su 4 asmeninėmis pražangomis. Arturas Milaknis. Jis taškų nepelnė nuo antrojo kėlinio vidurio. Robertas Jevtokas čia buvo sumanęs užbaigti viską super įspūdingai, bet Žalgiriui dabar reikia rimties. Žalgiriui dabar reikia ne efektingo žaidimo, o tiesiog paprastų taškų krepšyje, nes kol kas 0 taškų per tas minutę 54 kėlinyje. Neptūno kiekviena ataka gali didinti pranašumą. Štai čia jau prasideda ir neramumai tribūnose. Žalgirio gerbėjai su vietiniais sirgaliais taip pat įsivelia į konfrontaciją. Girdžiūnas laisvas iš toli. Kokia iš tikrųjų keista Žalgirio gynyba tokiais momentais. Klaipėdos Neptūnas iš tikrųjų dovanoja dabar jau Žalgiriui tokią neblogą dovaną, nes turėjo puikią progą Mindaugas Girdžiūnas. Nepataiko jis, pataiko patyręs ir daug svarbių sudėtingų situacijų matęs Šaras. Tik tai kitoje aikštelės pusėje 73-65 ir Kazys Maksvytis prašo minutės pertraukėlės. Jis dirba lyjant lietui, įveikęs stačias įkalnes ar bet ką, kas bando jam pastoti kelią. Susipažinkite. Robotas vėjapjovė Husqvarna Automave. Let me tell you something. If you took away the money, if you took away the fame, if you took away the lifestyle and all the flash, what would you have left? Everything. Nelengvo šios rungtynės ir rungtynių arbitrams, be jokios abejonės. Rungtynės kaklios, rungtynės aktyvios, daug kontaktinės kovos, daug pražangų, daug tokių sudėtingų situacijų, įtemptų situacijų, kada nelaiko ir krepšininkų, ir trenerių nervai. Ir viską rungtynių teisėjams reikia vertinti labai adekvačiai, nes kiekvienas iš tokių skambesnių sprendimų, drastiškesnių sprendimų sulaukia reakcijos, net nebejoju, ne tik tai čia Švyturio arenoje, kur skamba jau ir Lietuvos Rytas ir galių įformintos skanduotės, bet aišku ir prie televizijos ekranų. Sinica prieš Dentmaną, šis turi 4 pražangas ir Sinica tą žino, o Dentmanas ginasi labai protingai. Atsitraukia, priverčia neišlaikyti koordinacijos Justą Sinicą, prarasti kamuolį, o vėliau pražanga. Pražanga Simui Galdikui, antroji asmeninė, antroji ir komandinė Klaipėdos Neptūnui. Galima net nebejoti, pačios įdomiausios rungtynių minutės ir sekundės, dar tik tai artėja. Žalgiris aišku jungs 5 pavarą, Klaipėdos Neptūnas aišku bandys išsaugoti tai, ką susikūrė. Tyronas Breizeltonas neseniai pasirodė aikštėje, koks puikus jo perdavimas Martynui Mažeikai. Nors ten jokios galimybės pelnyti taškų nebuvo, bet Tyrono Breizeltono tikslumas čia turėjo patikti visiems Neptūno fanams. Breizeltono sunkus metimas netaiklus, Galdikas ima vieną, antrą kamuolį. Dabar Mažeika po krepšiu, pražangos nėra. Pauliaus Jankūno gynyba fantastiška štai čia. Ir dabar jau Žalgirio kapitonas padeda apsiginti savo komandai. Dentmanas nesiryžta mesti iš toli. Galdikas neturėjo kitos išeities, kaip tik tai prasižengti. Tiesa, baudos metimai nebus metami. Galdikui tai yra 3 pražanga. Na, kažkaip tai Vytautas Šarakauskas užsibuvo ant Neptūno atsarginių žaidėjų suolo.
Nežinau, kodėl taip taupo į Kazys Maksvytis. Šarakauskas surinko 16 taškų ir šiandieną žalgiriečiams niekaip nepavyksta stabdyti jo. Tačiau jau kurį laiką be savo pagrindinio vidurio puolėjo rungtyniauja aikštelės šeimininkai, o Žalgiris taip pat susikūrė dar vieną progą po nedviklaus metimo. Jevtokas prieš Galdiką ir pats pameta kamuolį Robertas Jevtokas. Dar vienas labai patyrė Žalgirio krepšininkas. 5 kartus Lietuvos krepšinio lygos čempionas siekiantis 6-ojo aukso medalio. Robertas Jevtokas ir Šarūnas Jasikevičius, 2 Lietuvos rinktinės bendražygiai, 2 Kauno Žalgirio komandos draugai. Dabar sėdasi užleisdami vietą ant parketo Pociui ir Gudaičiui. Ulanovas, Breizeltonas, prie jo tiesiog prilipęs Denponas, Breizeltonas, Ulanovui. Drąsus perdavimas, vos neišmuša kamuolio Milaknis. Ulanovas žaidžia nugarą į krepšį, vėl kairė ranka. Nedaug trūko, bet metimas netaiklus. O štai čia prasižengė neseniai į aikštelę sugrįžęs Vytautas Šarakauskas, susikibęs ten rankutėmis su Artūru Gudaičiu. 6 minutės ir 6 sekundės lieka iki 5-ųjų finalo serijos rungtynių 4-ojo kėlinio pabaigos. Neptūnas žaidžia turėdamas 4 komandinės pražangas, taigi per visą likusį laiką kiekviena klaipėdiečių pražanga sius prie baudų metimo linijos Žalgirį. Pocius nėra, Gudaitis kovoja dėl kamuolio. Tai yra Pocius traukia ir neištraukia to kamuolio. Mina galinė linija. Žalgiriui nesiklijuoja puolimas 4-ajame kėlinyje. Abi komandas aiškiai kausto įtampa. Vos po 3 taškus per šį ketvirtį sukrapštė tiek Žalgiris, tiek Neptūnas. Iki tol visi 3 ketvirčiai buvo labai rezultatyvūs, taigi nieko kito čia, kaip tik tai įtampos ir neapkaltinsi. Mažeika, Šarakauskas, Breizeltonas, 9 sekundės Neptūno atakai. Breizeltonas ties klaidos riba, Justino Denpono aktyvi gynyba priverčia klysti Breizeltono. Gudaičio atiduotas kamuolys, šis nepataiko. Pocius eima kamuolį ir stos prie baudų metimo linijos. Štai taip žaidžia Žalgiris gynyboje, kada labiausiai reikia šiai komandai stabdyti Neptūną ir rinkti taškus bei mažinti skirtumą, o Neptūno komandai velnioniškai prasta žinia. Martynas Mažeika šiandieną savo komandai padėti nebegali. 5-oji komandinė pražanga, 10 taškų surinkusiam Martynui Mažeikai. 10 taškų, 2 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai, 4 išprovokuotos pražangos, 1 perimtas kamuolys ir daugiau nieko nebus. Be savo pagrindinio gynėjo teks žaisti Neptūnui, be pagrindinio atakuojančiojo gynėjo, žinant tai, kad nėra ir Mariaus Runkausko, taigi galima drąsiai sakyti, Neptūno situacija toje grandyje yra komplikuota ir dabar tiek Arnui Butkevičiui, tiek Edgarui Ulanovui teks rungtyniauti ne visai įprastose pozicijose. Komandos puolimui dabar diriguos Mindaugas Girdžiūnas, kuriam nurodymus kaip tik šią akimirką suteikia Kazys Maksvytis. Nieko nepadarysi, karas yra karas, abi komandos turi nuostolių. Žalgirio situacija irgi nelengva. Ir tai yra didysis finalas. Pocius prie baudų metimo linijos. Taiklus pirmasis metimas. Žalgirio gretose Justinas Denponas pasiekęs tą kritinę ribą. Jis yra aikštelėje, jis turi 4 pražangas. Jevtokas, Gudaitis, Pocius turi po 3 taisyklių pažeidimus. Klaipėdos ekipoje ir Mindaugas Girdžiūnas, dabar pagrindinis atakų organizatorius ir praktiškai vienintelis likęs tikras atakuojantis gynėjas, na toks pusiau atakuojantis. Dabar gali taip pat su lyg viena pražanga iškristi iš rungtynių. Ulanovas iš 3 taškų zonos nėra. Žalgiris atsilieka 6 taškais įpusėjus 4-ajam ketvirčiui. Justinas Denponas, prieš jį Mindaugas Girdžiūnas. Nepaprastai įdomios rungtynės. Justinas Denponas. Kaip nori abi komandos laimėti šiandieną. Denponas iš 3 taškų zonos meta ir pataiko. Amerikietis, kuris šiose rungtynėse iš 3 taškų zonos iki šios akimirkos 4 kartus šovė pro šalį, 5 kartą pataiko ir mažina atsilikimą iki 1 tolimo metimo. Girdžiūnas, dabar jau Neptūno situacija labai sudėtinga, nes Žalgiriui priklauso ir psichologinis pranašumas. Šarakauskas senokai nepelnė taškų, dabar meta puskablį metimą, netaikliai. Jankūnas kovoje dėl atšokusio kamuolio. Laimi ginčą. Kamuolys atitenka Žalgiriui. Kamuolys atitenka Žalgiriui ir štai čia minutės pertraukėlė. Sveiki, aš Martynas Pocius. Aš Jurgita Štreimikytė. Aš Marijonas Petravičius.
Kuo greičiau, kuo greičiau. Birželio 8, 15-22 dienomis Ateikite ir atvažiuokite į Kėdainių areną. Nekenčiu, kai pabudu pasiema kamuolį. Nekenčiu. Palaikykite Lietuvos moterų krepšinio rinktinę Atrankoje Europos čempionatą. Įtampa auga ir Kauno Žalgirio komandai dabar jau turbūt galima sakyti priklauso psichologinis pranašumas ir ko gero rungtynių kontrolė taip pat. Žalgiriečiai vis dar atsilieka 3 taškais, bet Žalgiris šiame kėlinyje neprasižengė nė karto ir turi dar bent 4 komandinės pražangos savo žaidimo rezerve, taigi gali drąsiai gintis aktyviai. Klaipėdos Neptūnas prasiženginėti negali, nes kiekviena pražanga siunčia Žalgirį prie baudų metimo linijos. 5 kartus šiame ketvirtyje Klaipėda jau prasižengė. Čia Artūras Gudaitis su kamuoliu. Džestinas Denponas, jis ką tik pataikė iš 3 taškų zonos ir dabar siekia antrojo tritaškio, ieško progos, bet kol kas nesuteikia jos. Labai aktyvi Edgaro Ulanovo gynyba, kuri galiausiai vainikuota sėkme. Pražanga puolime Džestinui Denponui ir jam šios rungtynės baigėsi. Labai ieškojo taškų amerikietis, labai stengiasi surasti taiklaus metimo, bet jo nesuranda ir dabar daugiau nesuras. 5. Komandinė pražanga asmeninė pražanga Šarūnas Jasikevičius sugrįžta į aikštelę. Šaro sąskaitoje 7 taškai, na ir štai čia proga prabilti senajam generolui. Butkevičius prieš Gudaitį, dabar prieš Šarą. 2 prieš 2 su Galdiku. Girdžiūnas iš 3 taškų zonos, taiklus Mindaugo Girdžiūno metimas 76-70 ir tik tai didėjanti pekla Klaipėdoje. Šaras 3 minutės 44 sekundės iki 4 kėlinio pabaigos Klaipėdoje. Gudaitis meta pats, gali pataikyti, moka pataikyti šis jaunas žaidėjas, bet jo metimas netaiklus. Žalgiriui dabar jau reikėjo taškų. Ir štai taip, Klaipėdos Neptūnas jau atrodė, kad po truputėlį palūšta, bet sulig Girdžiūno 11 tašku. Vėl atgauna kvėpavimą. 3, 4 ir 5 kvėpavimą šioje serijoje. Jau sunku suskaičiuoti. Ulanovas nėra. Žalgiris apsigina ir dabar jau žalgiriečių pastangos mažinti atsilikimą. Pocius visas 40 minučių šiandien panašu, kad privers dirbti Neptūno žalgiriečius. Gudaitis atsitrenkia į Galdiką, sudėtingas jo metimas, bet jis yra taiklus. Artūras Gudaitis, 10 jo taškas ir štai čia yra tas Kauno Žalgirio komandos X-faktorius šioje finalo serijoje. Artūras Gudaitis tampa 4 Žalgirio dviženklį taškų skaičių pelniusių krepšininkų šiandieną. Butkevičius, 4 taškai skiria komandas. Butkevičius greitesnis už Gudaitį, netaiklus metimas. Kova dėl atšokusio kamuolio, taškai nėra įskaityti, nes pražanga puolant atsistūmė Simas Galdikas, o jeigu viską traktuoti visai tiksliai, tai pražanga netgi nepuolant, o tiesiog pražanga, kuri siunčia prie baudų metimo linijos Paulių Jankūną. Kadangi Neptūnas viršės leistinų komandinių pražangų limitą, tai visos pražangos, išskyrus pražangas puolime, reiškia 2 baudos metimus į aikštelės šeimininkų krepšį ir Žalgirio komandos kapitonas Paulius Jankūnas, vienas labiausiai patyrusių krepšininkų šioje komandoje. Žaidėjas su antpečiais, kaip sako kai kurie krepšinio pasaulio žmonės, galėjo sumažinti skirtumą iki 2 taškų, bet antrąjį baudos metimą meta pro šalį. Jankūno sąskaitoje 12 taškų, jis pasivijo Artūrą Milaknį pagal taškų skaičių. Komanda skiria tik tai 3 taškai. Galdikas, pražanga prieš jį, dabar pražanga panašu, kad buvo metimo metu. Gudaičiui 4 pražanga. Na,
pratęsimo scenarijus būtų įdomus ir abi komandos nuostolių turi. Žalgiris jau be Dentmono, Neptūnas jau be Mažeikos dėl 5 pražangų. Po 4 pražangas Žalgirio gretose turi Artūras Gudaitis. Neptūno komandoje 4 turi Mindaugas Girdžiūnas, taip pat ir Simas Galdikas. Abu jie yra aikštėje. Nėra ir Mariaus Runkausko, priminsiu, kuris, jeigu nematėte antrojo kėlinio incidento, labai skaudžiai krito ir šių rungtynių tęsti nebegali. Įdomu, ar galėtų tęsti šią seriją, jeigu šiandieną Neptūnas pergalę vis dėlto iškovos. 78-73. Abu baudos metimus sumetė Simas Galdikas, prieš tai baudas metęs tik tai 40% tikslumu šiandieną. Štai čia grumtynės po krepšiu ir oi, kaip ten užverda. Viskas baudos aikštelėje, tiesa, tos grumtynės, kuriuose dalyvauja Paulius Jankūnas, dažniausiai baigėsi taikiai. Nebent tu esi Rudy Fernandesas ir pačiais negražiausiais būdais provokuoja Jankūną. Tada lauk gražos. O dabar visas tas sambrūzdis po krepšiu, baigėsi dar viena Neptūno pražanga. Šarakauskui antrasis taisyklių pažeidimas. Robertas Jevtokas likus 2 minutėms sugrįžta į aikštelę. Paulius Jankūnas. 12 taškų, dabar jau 13 taškų. Jo sąskaitoje 10 atkovotų kamuolių, 4 rezultatyvūs perdavimai, 6 išprovokuotos pražangos, 1 blokuotas metimas, 1 perimtas kamuolys. Ir dar kartą tik tai 1 baudos metimą iš 2 pataiko Jankūnas, tačiau Pocio atšoko kamuolys. Jasikevičius suklaidina, Sinica meta, pataiko, mažina skirtumą iki 2 taškų ir likus 2 minutėms iki 4 kėlinio pabaigos. Šiuose 5 finalo serijos rungtynėse komandas skiria 2 taškai. Kazys Maksvytis prašo minutės pertraukėlės ir dar vienas išbandymas abiem komandom. Apranga tavo komandai. Žalgirio komandos penketas dabar jau kovinis. Šarūnas Jasikevičius, Martynas Pocius, Artūras Milaknis, Paulius Jankūnas ir Robertas Jevtokas. Aikštelėje, aišku, būtų ir Džestinas Dentmonas, bet jo jau dėl anksčiau minėtų priežasčių nebus. Neptūno komandos penketukas šioms svarbioms minutėms. Arnas Butkevičius, Mindaugas Girdžiūnas, Justas Sinica, Edgaras Ulanovas ir Simas Galdikas. Justas Sinica su kamuoliu štai čia, kol spaudžiamas Mindaugas Girdžiūnas, turintis 4 asmeninės pražangas. Ta kartoju dažnai, nes tai labai svarbus rungtynių faktorių šią akimirką. Sinica, labai aktyvi Žalgirio komandos gynyba, 8 sekundės lieka Neptūno atakai. Neptūnas ieško taškų, Girdžiūnas prieš kur kas aukštesnį ir lėtesnį Jevtoką. Girdžiūnas veržiasi, Jankūnas blokuoja metimą, laukia, patyręs, protingas ir tokių situacijų krūvą matęs Paulius Jankūnas tokio Girdžiūno reido. O štai čia klysta Martynas Pocius. Nešto kamuolio taisyklė pažeista, likus minutei 37 ir 1/10 sekundės iki 4 kėlinio pabaigos. Gintaras Krapikas, jo nervai taip pat negeležiniai, jis apeliuoja į rungtynių arbitrų sąžinę. Žalgiriui reikia apsiginti, Neptūnui reikia pelnyti taškus. Edgaras Ulanovas, nugara vėl į krepšį, mėgstamų stiliumi su Artūru Milakniu. Trečioji komandinė pražanga Žalgiriui. Artūrui Milakniui tai yra 3 taisyklių pažeidimas. Edgaras Ulanovas, 11 taškų jo sąskaitoje, jis tiek pat taškų pelnė kaip ir Mindaugas Girdžiūnas, kuris gražino kamuolį į žaidimą. Ulanovas, panašu, kad jis dabar imsis iniciatyvos. Štai dabar Edgaras Ulanovas pažeidžia nešto kamuolio taisyklę, bet rungtynių arbitrų švilpukas tyli, o Justas Sinica pataiko iš 3 taškų zonos. Na, nežinau.
Gerai, palikime rungtynių arbitrų darbą rungtynių arbitrams. 81-76. Sveiki, aš Martynas Pocius. Aš Jurgita Štreimikytė. Aš Marijonas Petravičius. Kuo greičiau, kuo greičiau. Birželio 8, 15-22 dienomis Ateikite ir atvažiuokite į Kėdainių areną. Nekeičiu tai po būdu pasiemu kamuolį. Nekeičiu. Palaikykite Lietuvos moterų krepšinio rinktinę Atrankoje Europos čempionatą. Mes už Lietuvą! Na taip, jeigu Klaipėdos Neptūno komanda šiandieną laimės, tai galima net nebijoti, kad tiek komentaruose internete, tiek viešoje erdvėje nuolat sklandys kalbos apie šitą pastarąjį rungtynių arbitrų sprendimą, kada anot jų nepažeista buvo nešto kamuolio taisyklė. Koks perdavimas Jevtokui, šis iš viršaus. Pakabintas kamuolys Jevtokui, Šarūnas Jasikevičius įsirašo rezultatyvų perdavimą. Bet kita vertus, ko gero, vienas epizodas negali keisti esmės. Ir jeigu Žalgiris atėjo, atkulniavo iki to momento, kur kiekvienas toks, na galbūt net ir teisėjo kažkoks brokas leidžia sužlugdyti rungtynes, vadinasi, pats Žalgiris ir kaltas. Jeigu, aišku, Žalgiris pralaimės, o Justas Sinica pataikęs iš 3 taškų zonos, čia užkūrė neblogą pirtį, nes dabar juo paseka ir Vytautas Šarakauskas. Aukštaūgis pataikantis iš 3 taškų zonos mažina skirtumą, tai yra didina Neptūno pranašumą iki 6 taškų. Vytauto Šarakausko sąskaitoje šiandieną jau yra 19 taškų. Jis pataikė 3 tritaškius iš 4 ir Žalgiris dabar jau iš tikrųjų atsiduria ties beprotiškai sudėtinga riba. Žalgiris turi 48 sekundės, laiko yra, tačiau reikia dabar jau nepriekaištingo žaidimo. Banguojančioje Švyturio arenoje nuotaikos fantastiškos ir Kauno Žalgiris šiandieną gali tos finalo serijos ir nebaigti. Klaipėdos Neptūnas nori įrodyti ir yra labai arti to, kad įrodytų, jog visos tos pergalės šiame sezone prieš Kauno Žalgirį nebuvo atsitiktinumas. 2 pergalės reguliariam sezone, laimėtos pirmosios rungtynės finalo serijoje, laimėtas mūšis Garasto taurės iki sezoninėse rungtynėse. Ir šiandieną Neptūnas taip pat yra arti finalo serijos pratęsimo. Net jeigu Kauno Žalgiris laimės finalo seriją 4-2, Neptūno gerbėjai savo komandą galės didžiuotis. Bet šiandieną dar nieks nesibaigė, Neptūnas turi dirbti iki galo. Žalgiriui reikia gelbėtis. Žalgiris dabar yra labai sudėtingoje situacijoje. Klaipėdos Neptūno pranešėjas po šių rungtynių tikrai gaus įspėjimą už rungtynių gerbėjų užkūrinėjimą. Milaknis iš 3 taškų zonos, 84-81. Kileris prabyla, 15 taškas. Mindaugas Girdžiūnas, 33 sekundės. Štai kokios atkaklios rungtynės, visi suvokia kokia jų kaina. Klaipėdos Neptūno komandos ataka, nuo jos daug kas gali priklausyti. 4. komandinė pražanga Žalgiriui, Šarūnas Jasikevičius užsidirba 3. taisyklių pažeidimą. Ir 27 sekundės lieka iki 4 kėlinio pabaigos, iš jų 14 priklauso Neptūno atakai. Atakai, kuri gali daug pakeisti šiandieną. Jeigu Žalgiris apsigins, 1 tritaškių metimu gali lyginti rezultatą. Girdžiūnas klaidina žalgiriečius, tengiasi patampyti laiką. Ir štai čia 2 baudos metimus. Dabar jau mes Mindaugas Girdžiūnas. Viskas, mes pasiekėm tą ribą, kada Žalgiriui tiesiog reikės prasiženginėti. Jeigu dabar Girdžiūnas pataikys nors vieną baudos metimą, aišku, jeigu aikštelėje būtų Džestinas Denponas, galėtume laukti tritaškę su pražanga. Mindaugas Girdžiūnas labai pradžiugina Švyturio arenoje susirinkusią 5000 žiūrovų armiją. 20,1 sekundės lieka. Kaip žalgiriečiai net kovoja kamuolį, nedaug trūko iki tragedijos, bet Paulius Jankūnas gelbsti situaciją. Šarakauskas buvo arti pergalės po krepšiu ir labai greitai Žalgiris pereina į savo aikštės pusę. Martynas Pocius, dabar jau jis
stos mesti 2 baudos metimų. Žalgiris dar gyvas, be jokios abejonės. Žalgiris dar kvėpuoja ir kvėpuos, jeigu Martynas Pocius sėkmingai atakuos nuo baudų metimo linijos. Scenarijų tiek daug, kad apie juos dar kalbėti net neverta. Bet štai dabar situacija yra sudėtingiausia, kokia tik tai buvo Neptūnui puolant šiandieną. Aišku, Neptūnas vis dar yra šių rungtynių favoritas, situacija tokia. Bet Mindaugas Girdžiūnas iš šių rungtynių jau iškrito. 5. pražanga jam. Ir pratęsimo atveju Neptūnas lieka be gynėjų. Justas Sinica sugrįžta į aikštelę, keičia Jesimą Galdiką. Kazio Maksvyčio taktinis sumanymas. Gynyboje Galdikas labai pravarčiai gali pasirodyti, bet puolime reikia taiklių krepšininkų, nes Žalgiris dabar tikėtina, kad prasižengs iš karto. O Justas Sinica panašu, kad ir stos prie baudų metimo linijos. Taip ir atsitinka. 2 svarbus Justo Sinicos baudų metimai ir dabar jau aktualu pasižiūrėti į Sinicos baudų metimų pataikymą šiame sezone. Justas Sinica yra taikliausias Klaipėdos Neptūno baudų metikas. Atkrintamosiose varžybose jis neprametė dar nei vieno baudos metimo per tas 9 iki tol sužaistas rungtynes. Bet šiandieną vieną prametė. Ir tai galbūt yra geras ženklas Kauno Žalgirio komandai. Nors vieną baudos metimą prametęs Sinica vėl suteiktų papildomų sparnų Žalgiriui. Prametęs abu, tuos sparnus tiesiog priaugintų. Nes 10 sekundžių yra. Sinica pirmąjį baudos metimą pataiko. 3 taškai skiria komandas. Jeigu pataikys ir antrąjį, Žalgirio situacija taps kritinė. Sinica šypsosi, atrodo užtikrintas ir ramus. Jevtokas ir Jankūnas kovoja dėl kamuolio su Šarakausku ir Galdiku. Ir štai taip, 4 taškai skiria komandas. Žalgiris yra arti namų. Jasikevičius ieško taškų, 5 sekundės, reikia mesti. Jevtokas iš 3 taškų zonos nėra. Klaipėdos Neptūno komanda laimi šias rungtynes. Tai yra viskas. 40 sekundės dar liko, bet jos jau nieko nebegali pakeisti. Pocius iš 3 taškų zonos dar meta, metimas yra taiklus, taškai yra įskaitomi, bet Neptūnas laimi šią seriją. Deda Žalgirio šampaną į autobusą ir veža juos į Kauną 87-86. Ir penktadienį Kauno Žalgirio arenoje Neptūnas bus ir ten vyks 6. finalo serijos rungtynės. Gražios, geros, atkaklios rungtynės visiems krepšinio gerbėjams Lietuvoje, nesvarbu, kurią komandą jūs palaikėte. Ir nuo to Lietuvos krepšinis ir Lietuvos krepšinio lyga mums yra tik tai įdomesnė. Šias rungtynės jums tiesiogiai komentavęs Karolis Tiškevičius. Atsisveikinu iki penktadienio rungtynių Kaune. Ir ten Žalgiris galės seriją pabaigti. Bet ten lygiai taip pat Klaipėdos Neptūnas galės serijos rezultatą išlyginti. Šiandien tiek. Gero vakaro ir iki.